Galim tuomet pradėti. Tai sveiki, gerbiami prelegentai, gerbiami svečiai, transliacijos žiūrovai. Aš Tomo Moro klubo vardu noriu Jūs pasveikinti, noriu pasidžiaugti, kad Jūsų tiek daug susirinko. Šiandien laukia tikrai labai įdomus debatai, įvairūs klausimai ir dar geresni atsakymai. Noriu padėkoti Martynui Pilkiui, kad jis moderuoja mūsų diskusiją, prelegentams, kurie sutiko dalyvauti diskusijoje, pranciškonams, kurie paskolino mums transliavimo įrangą, bei institutui, kuris mums parūpino erdvę. Tai sėkmės. Kuriems pranciškonams? Bernardinas. Bernardinai, mažieji broliai. Šiandien yra Švento Pranciškaus diena, tai manau yra svarbu tą pažymėti, sveikinam visus. Džiaugiamės Tomo Moro klubo iniciatyvą, man tai davė galimybę po daug metų sugrįžti į savo alma mater, moderuotojo rolį. Šiandien turim 3 puikius pašnekovus, ringo dešinėje pusėje daktaras Vytautas Sinica, Nacionalinis susivienijimas, Audronis Užubalis, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, ne daktaras, bet užsienio reikalų ministras, Lietuvos Respublikos ilgametis Seimo narys. Teisės daktaras Vilniaus universitetas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, daktaras Vaidotas Vaičaitis, kairėje pusėje. Noriu duoti žodį jiems, bet prieš tai, apie ką yra politika. Kai aš prieš 15 metų pirmą kartą atėjau Vokiečių gatvė 10, iš daugybės apibrėžimų, vienas, kuris labiausiai įstrigo, yra, kad politika yra atsakymas į klausimą, kas gauna resursus, kokius resursus gauna, kada juos gauna, kaip juos gauna. Resursai, tai mes nebūtinai kalbam apie pinigus. Be abejo, politikai jie turi nustatyti mokesčių sistemą, kas suneša bendrą mūsų valstybės aruodą, kas kokiom reikmėm, kodėl ir kada iš jo gali gauti ir kas iš viso to išeina. Bet kartu kalbam ir apie reputacinius dalykus, ar ne? Tai yra ir labai paprasti dalykai. Gal yra daug norinčių nueiti į uždarą priėmimo prezidentūrai, bet nueina tik tai kai kurie. Ir tai irgi yra tam tikras resursas. Kurie mūsų visuomenės sluoksniai yra privilegijuoti sluoksniai. Kažkada tarpukariu privilegijuotasis luomas vienas iš buvo mokytojai. Dabar mes buvome valstybė išsikėlę tikslą, kad mokytojai būtų ta prestižinis sluoksnis, iki jo įgyvendinimo liko truputį mažiau negu 90 dienų, buvo tartas iki 2025 metų tą padaryti, tai dar turime laiką. Tai resursai yra įvairūs, klausimas yra ir aš noriu šiandieną sąžiningo atsakymo per visus klausimus, kurie bus įvairūs, o kaip mes skirstysim tos resursus, ką mes privilegijuosim savo valstybei, kokiais pagrindais, kaip mes tą padarysim. Tai šiandien man asmeniškai tai yra pagrindinė tema. Būkim sąžiningi, bet kartu manau, kad šitoj kompanijoje tikrai taip ir bus, nes tiek prelegentai, tiek auditorija kitoj pusėje yra labai aukšto lygio, tai tikiuosi smagiai, įdomiai, giliai pašnekėti, yra geras laikas praleisti 2 valandas, manau, kad jausimės dar geriau nei vakar pažiūrėjo Žalgirio rungtynės ir mes galim pradėti, o mes pradėsime taip, kad pirmoje dalyje aš paprašysiu kiekvieno kandidato 4 minutės ar 5, jeigu norit labai daug šnekėti, pasakyti. Tai, o kodėl žmonės turėtų balsuoti už jūs ir jūsų politinę jėgą? Tai yra vienas klausimas, ar ne? Kas yra tas kablys, dėl ko balsuoti už jūs? Čia, kaip organizatoriai man pasakė, yra 3 konservatyvių partijų debatai. Kame tas konservatyvumas ir kodėl būtent jūsų partija yra pasiruošusi Lietuvą vesti tą konservatyvę, ar galima tai vadinti dešinę, nežinau, paliksiu patiem pašnekovam kryptimi. Duot tokį savo pristatymą, tai yra jūsų darbo pokalbio įžanga. Pradėsim nuo Vaido, tada Audronis, tada Vytautas, o po to atvirkščiai važiuosim. Tai padarė tą, mes eisim į antrą dalį, kur bus 8 klausimai, tai yra studentų Švento Tomo Moro klubo paruošti 8 klausimai ir kiekvienam iš jų turėsim po 2 minutės, bet pradžiai jūsų įžanga. Tai gerbiamas Vaido, tai prašau nuo jūsų. Ačiū Martynai, iš tiesų, ačiū labai ir Tomo Moro klubui, kad suorganizavo šitą mūsų renginį ir Martynui, kad sutiko vesti. Labai malonu matyti
gerbiamą Audronį ir Vytautą, tikrai labai juos gerbiu ir labai džiaugiuosi, kad mes esam čia šitoje erdvėje. Aš turiu mažiausiai iš mūsų trijų mažiausiai patirties politiniai erdvėje. Aš pirmą kartą kandidatuoju į Seimą. Kaip Martynas sakė, su Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąrašo ir Igno Vėgėlės komanda, jungtinių sąrašo. Esu Vilniaus universiteto dėstytojas teisės fakulteto, mano sritis konstitucinė teisė. Tai, sakykime, 25 metus šitą dariau, tai kažkaip tai pagalvojau, kad jau gal šitas yra būtent tie rinkimai, yra tas laikas, kai kažkaip nebegaliu būti stebėtojas, būti šalia. Ir kažkaip pagalvojau, kad gal iš tikrųjų tas laikas yra, kai galim kažkaip aktyviau prisidėti prie to poliso, kaip Martynas jau minėjo. Tai kodėl Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga ir Igno Vėgėlės, sakykime, komandos dalis, nes būtent Ignas mane pakvietė prisijungti prie jo komandos ir taip aš patekau į Valstiečių sąrašą. Tai manau, kad būtent šiuo metu tai yra šita politinė jėga, kuri, jeigu čia mes kalbam apie tas konservatyvias vertybės, jinai realiai kažką tai gali padaryti, būtent saugant tas vertybės. Tai visų pirma, aišku, kalbam apie šeimos vertybės, apie gyvybės ar kitas tas tradicinės ar prigimtinės vertybės. Tai aš manau, kad tai parodė ir šita kadencija, balsuojant visais šitais klausimais, tai būtent buvo stipriausia jėga, tai aišku, mane kažkaip tai tas įkvėpė būtent prisijungti prie tono ir aišku, aš kaip irgi būdamas ateitininkas, kaip ir čia dalis organizatorių, tai irgi galvojau, kad kartu ir sustiprinti šitą politinę jėgą, būtent jos tą centro dešinės ir tos, sakykime, prigimtinės pasaulėžiūros arba tų prigimtinių vertybių sparną. Tai gal trumpai būtų tiek, po to galima bus. Tikrai taip, ačiū Vaidote ir tada Audroniau. Ačiū, labas vakaras visiems. Man atrodo, su jūsų klubu aš jau susitinku antrą kartą, pirmą kartą, dėkui Jums. Pirmą kartą tai buvo, man atrodo, Marijos namuose, prie Aušros vartų. Tada turėjom pokalbį, bet tai buvo tada ne diskusija, o tiesiog pokalbis su bendraminčiais. Taigi atstovauju partiją, kurią pavadinti dešiniąją, grinąją to klasikinę prasme tikriausiai negalima. Sakyčiau, ta partija yra, kaip kai kas mėgsta sakyti, skėtinė. Yra trys srovės: liberalai, konservatoriai ir krikdemai. Tai yra ir pliusas, bet tai yra šitos partijos ir silpnoji vieta. Niekada nebūna 100%, reiškia, kad į vieną pusę eitų nauda būtent iš tokios pozicijos, bet yra kaip yra. Tai susiklostė dėl tam tikrų natūralių matyti priežasčių. Pirmiausia, kai mes susijungėm, aš esu pats konservatorius, kai mes susijungėme jau daug metų atgal su krikščionimis demokratais. Tiesa, tuo metu aš buvau prieš, kategoriškai kalbėjau tarybos posėdį ir praktiškai dėl to buvo padaryta pertrauka. Ir buvo sakyta, kad jau viskas sutarta, o pats laužai tą. Ir kiek žinau, tai Vėgėlė, kuris tuo metu buvo krikdemas, irgi pas krikdemus vyko toks, reiškia, suvažiavimas ar susirinkimas, jis irgi kategoriškai pasisakė prieš tada. Tai va, tai čia tiesiog tik įdomu dėliai. Na ir mes susijungiam ir po to matyt keitėsi kartos politikoje ir atsirado trečias dėmuo, tai yra, sakyčiau, liberalusis, aš taip sąlyginai jį vadinu, liberaliuoju dėmeniu. Ir dabar partijoje, sakykime, vyksta tas toksai, yra toks dvipoliškumas. Aš nesakyčiau, kad jisai yra visiškai, kritikuotinas. Mes prie kiekvieno sprendimo prieinam po ilgų diskusijų ir būna visko. Bet dėl kai kurių klausimų, turiu minti dėl vertybinių klausimų, mes
na, sakyčiau taip, turim skirtingas pozicijas ir kaip mėgsta Ingrida sakyti, esam sutarę nesutarti, nepaisant to, kad ir mūsų koalicijos partneriai Laisvės partija visai bando mus spaust, bet tie 16 žmonių, kurie buvo ir kurie yra, ir aš tikiuosi bus kitam Seime, tais esminiais klausimais, aišku, pasisakom kitaip, pasisakom iš tradicinių krikdemiškų pozicijų, iš tradicinių neokonservatizmo pozicijų, šeimos klausimais turiu minti, na ir yra kiti klausimai, tai yra tokie klausimai, kaip sakyčiau, istorijos politika, praeities vertinimas, čia irgi yra, sakyčiau, užtruko nuo 2017 metų, kada pavyko pasiekti, kad Seimas priimtų rezoliuciją, kurioje įvardina komunistų partiją, Lietuvos komunistų partiją kaip galimai nusikalstamą ir paveda parengti įstatymą, žinoma, tuometinė vyriausybė Skvernelio nieko jinai neparengė. Beliko man su Laurynu Kasčiūnu ir dar keliais kolegom parengti tokį įstatymą ir aš džiaugiuosi, kad vakar po didžiausių debatų, vakar buvo pritarta po svarstymo. Ir paradoksas tai, kad iš tikro tą balsavimą už lėmė mūsų frakcijos, didžiosios frakcijos balsai. Tai nepaisant to, kad yra ir skirtingi, kad atskiri mūsų partijos lyderiai viešai kalbėjo, kad tai supriešins žmonės, o kaip tada vertinti signatarus, kaip vertinti prezidentus ir taip toliau. Bet iki 1 minutės. Viskas, tada baigės. Tai tada dar 1 minutė liko. Taip, 1 minutė. Tai vat noriu pasakyti, kad einame rinkimus su tokia politinė organizacija, kurioje yra visko. Bet kaip sako, kiekvienas sprendimas, kuris yra priimtas, tikrai yra priimamas, išdiskutuotas, iškentėtas arba ir tas nesutarimas pats yra išsigrynintas visiškai. Tai štai tokia politinė jėga, kuri dabar šiuo metu turi didesnį atramą, ko gero, aš taip drįsčiau spėti, turi miestuose. Ir čia aš matau tam tikrą mūsų tokį pavojaus skambutį skambantį, nes regionai yra labai svarbus. Kaip taisyklė tikriausiai visuose rytų ir centrinės Europos, ko gero ne tik gal visoje Europoje, žmonės, kurie gyvena regionuose, yra konservatyvesni. Bendrąja prasme. Ačiū. Ačiū labai, Audroniau, ir pakviesime Vytautą. Esu Vilnietis, politologas, leidėjas, pats kartu su Martynu prieš 15 metų susėdau į šitos suolus ir po to teko sėkmingai juos pabaigti. Ilgą laiką nesvarsčiau jungtis į jokią politinę veiklą, norėjau turbūt akademinio gyvenimo, žiniasklaidos ar kažko tokio, bet supratau, kad mūsų visuomenė ir valstybė krypsta tokia linkme, kad laisvės, ypač turint pažiūras, kurios gal čia šiandien auditorijoje vyrauja, konservatyvesnės, tai sklaidai viešoje erdvėje ir akademiniam gyvenime tam tiesiog nebus. Kad veriasi ir siaurėja tam laisvės erdvėje ir kad tik politiniam gyvenime gali tą pakeisti ir arba pakeisi, arba susitaikysi. Ir tenka matyti, nežinau, gal ir jūs savo dėstytojus įvairiose situacijose matysit, mes tai tikrai matydavom, kaip jie prisitaiko prie tų taisyklių, kad vis labiau ir labiau negali sakyti, ką galvoji. Amerikoje yra prieš keletą metų daryta apklausa, virš 50% universitetų dėstytojų sakė, kad nedrįsta šnekėti to, ką galvoja. Tai čia ta situacija, kuri privertė apsigalvoti ir vis dėlto žengti į politiką. Į politiką žengiau tokiu būdu, kad su bendraminčiai sukūrėm partiją Nacionalinis susivienijimas, kuri dievaži nėra skėtinė. Ir kai jūs pasakojat, kaip tiek Ignas Vėgėlė, tiek Audronius nenorėjo vienytis, kaip TSLKD susikurtų, mes turim dažną tokią kritiką ir pašaipą, kad Nacionalinis nesivienijimas, kuris su nieko nesivienija, tai jūs kaip asmenys tiktumėte čia. Bet kam reikalingas tas nacionalinis susivienijimas ir su kokia mintim mes į politinį gyvenimą Lietuvos atėjom, su mintim, kad reikia išsaugoti Lietuvą, kad šiandien tai yra realus egzistuojantis klausimas, ne tik einamieji klausimai, BVP eilutės ir taip toliau, bet kad realiai kyla klausimas, ar po 50, po 100 metų dar bus Lietuvos nacionalinė valstybė. Ir čia keli aspektai. Bandysiu trumpai artėti prie pabaigos. Vienas karinis aspektas, Rusijos grėsmė, apie kurią visi kalba ir turbūt tikrai didžioji dalis visuomenės pripažįsta, kad tokia egzistuoja klausimas, kaip sprendžia ar sprendžia.
Antras, migracijos grėsmė, mes vadinam tai kolonizacija, nes mastas jau toks kaip kolonizacijos, kaip sovietmečių įvykusios. Ir čia yra klausimas, kurį bent aš teigiu, kad tikrai nepripažįsta vis dar ir net nediskutuoja, kaip spręsti tiek politiniam spektre dauguma dalyvių, tiek ir visuomenėje. Demografinis nykimas. Metai iš metų Jungtinių tautų ir kitose ataskaitose Lietuva konkuruoja dėl top 3 pozicijų. Tai pirmi, tai antri, tai treti pagal tai, kas greičiausiai nyksta pasaulyje kaip tauta. Ir mes visada ten kažkur ir tai irgi senai pripažintas faktas, bet tai tarsi susitaikyta, o šios kadencijos laikotarpiu tapo kaip ir sprendimu, kad ką tik minėta migracijos problema yra sprendimas šitai neva demografijos problemai. Na ir visam šitam paveikslė viskas sudėjus, yra daug būdų išnykti Lietuvai, ne vien Rusijos okupacija. Ir apie šitą problemą niekas nenori kalbėti, išskyrus mus. O mes norim ir vieninteliai pripažindami ją visą apimtim, manom, kad adekvačiausiai galėtume ją ir spręsti. Kitą raundą, tai yra 8 klausimai, kurių absoliučią didžiąją daugumą parengė Švento Tomo Moro klubo nariai, tai yra jų klausimai. Ir skaitydamas aš galvojau, kad jeigu čia yra pabrėžta, kad yra konservatyviųjų partijų debatai, bet patys klausimai galbūt ne iš tų temų, apie kurias būtų galima tikėtis. Man tai atrodė, skaitant klausimus. Dabar po jūsų 3 prisistatymų aš supratau, kodėl, nes jūs jau nuo pat pradžių pabrėžėt savo artimumą tiek Švento Tomo Moro klubui, tiek konservatyviai idėjai ir galbūt natūraliai studentai tuos klausimus tiesiog juos praleido ir tada nusprendė eiti gal prie kiek kitokio, netarkim, klausimų, kurie būna vienmandatėje dažnai keliami. Tai pirma dalis, kiekvienam klausimui po porą minučių atsakyti, o tada trečioji daly blitz klausimai, kuriem kelsim raudonas žalias korteles. Čia kaip per vestuvės panašiai. Ar Landsbergis buvo? Taip, nu, vat, iš tos serijos, tai bandysim kažką smagaus sugalvoti. Bet dabar rimtoji dalis. Ir rimtoji dalis prasideda nuo labai rimto klausimo ir studentam, ir ne tik studentam – demografija. Lietuvoje gimstamumas nuo 2019 metų, kai jau ir taip buvo žemas, sumažėjo dar 20%. Per 5 metus dar 20% žemyn. Pasaulyje už Lietuvą greičiau nyksta tik Bulgarija. Kokiomis priemonėmis bus siekiama didinti gimstamumą ar kitais būdais atstatyti visuomenės gyvybingumą? Tai Vytautai, porą minučių. Gimstamumo problema tokio masto, kaip čia ir pristatė. Ir pagrindinė problema turbūt mūsų regione, nes visi turbūt čia sėdintys žino, visos išsivyščiusios vakarų šalis, kurių dalim mes jaučiamės, turi šitą problemą skirtingų mastų. Mes tiesiog turim šiek tiek labiau. Visos jos savo laiku pasirinko ją spręsti migracijos būdu. Ir tai tuos bendrus skaičius kažkiek stabilizavo, ta prasme gyventojų skaičius šalyse pasitaisė, bet per kelis dešimtmečius pamatė rezultatus, kad taip problemos visgi nesprendžia. Jie žiūrėjo į tą gyventojų skaičiaus mažėjimą ne kaip į kultūrinę, ne kaip tautos nykimo problemą, o kaip darbo rinkos nykimo problemą, kad trūks dirbančiųjų šalyje ir kad jeigu atsiveši žmonių, tai bus galima, bus pakaitalas. Dabar pastaruoju metu tiek Jungtinė karalystė, tiek prancūzai darėsi tyrimus, kuriuose neskaičiau pačių tyrimų, neapsimesiu, bet publicistiniai žiniasklaidai nušvietimas buvo išvadų toks, kad vis dėlto net ir ekonomiškai neapsimokėjo. Per daug iš tų atvykstančiųjų nedirba, per daug problemų kelia viešojo saugumo ir taip toliau, kad visa tai apsimokėtų. Ir tada kyla klausimas, o koks kitas kelias? Kaip ir nujaučiam, ar yra įmanoma paskatinti pačius vietinius žmonės, mūsų atveju Lietuvos piliečius, kitų šalių atveju, tų šalių piliečius, Lenkus, Latvius, nesvarbu, vis dėlto turėti daugiau vaikų. Ir išeities taškas čia turbūt turėtų būti sociologija, jinai gana aiškiai rodo, kad Lietuvoje žmonės jauni norėtų turėti daugiau vaikų, negu kad išdrįsta. Su kuo tai susiję? Su tuo, kad lūkesčiai mūsų savo ir mūsų gyvenimo kokybė šiandien yra daug didesni negu, pavyzdžiui, jūsų ar mūsų tėvų kartai. Mus augino bendrabučiuose, su seneliais gyvendami ir taip toliau ir laikė tai normaliomis sąlygomis. Dabar savo jauni žmonės užduoda tokius klausimus, kaip ar turėsiu būstą, ar turėsiu stabilias pajamas, ką galėsiu užtikrinti savo vaikams, jeigu apsispręsiu jų turėti. Ir čia vadinasi, pirmas klausimas yra būtent būsto. Ar yra... O Dieve, šį kartą visai nesuvaldžiau laiko. Gerai, tai kaip yra įmanoma atpiginti būstą? Atpiginti būstą gali valstybė prisidėti per programas, skolindama lengvatiniam sąlygom ir po to priklausomai nuo to, kiek yra vaikų
atleisdama nuo palūkanų galiausiai ir nuo pačios paskolos, tai būtų tiesioginė prasme investicija į demografiją, taip pat atsisakydama beprotiškų reikalavimų A++ klasiai, kad ir kaip tai smulkmeniškai skamba, tai gerų trečdalių didina būsto kainas visoje Lietuvoje, tiek jeigu pats privačiai stataisi, tiek jeigu perki. Tai nėra ES reikalavimas, tai yra Skvernelio vyriausybės išsigalvojimas, tuoj pabaigsiu. Ir šitie abu žingsniai jau reikšmingai sumažintų būsto kainas. O šalia to neišvengiamai turėsiu po to pratęsti, yra kultūrinė pusė. Pinigų neužtenka, privalo būti ir kitoks požiūris valstybėje dėdiamas į tai, kas yra šeima ir kas yra vaikai. Pradedam. Tai tikriausiai aš pradėsiu nuo to, kuo Vytautas norėjo pratęsti, bet nebuvo matyti laiko. Tai pirmiausia yra valstybės požiūris ir sistemiškos, nuoseklios pastangos, diegiant supratimą, kad arba madą pasakyčiau, kad turėti vaikų yra madinga, yra naudinga, yra gera. Šito mes neturime, nei mokykloje, nei aukštosiuose. Ir dabar tai yra gyvenimo įgūdžių programa, tikriausiai jūs šiek tiek matėt, skaitėt ir matėt, kuri anaiptol to neskatina. Tai vienas iš dalykų, pirmiausia, materialiniai dalykai labai svarbu, bet kaip rodo Vengrijos pavyzdys, Lenkijos pavyzdys, tai šiek tiek pakelia tą gimstamumo kartelę, bet tai nesprendžiamas dalykas. Kultūriniai, socialiniai, psichologiniai dalykai, mada, pasakyčiau, kažkoks tai pasakojimas sukurtas, aš manau, štai čia esminis dalykas. Bet šito mes nematom, mokyklų programuose to nėra, valstybinėje, sakyčiau, socialiniai politikoje apie tai nekalbama. Ir kalbama, apie šeimą, šiaip jau kalbama ir mūsų programoje, kad reikia remti šeimas, mamadieniai, tėvadieniai, visi šitie dalykai. Bet nekalbama apie šeimos esmę, kas sudaro, nekalbama apie šeimos dorovinius pagrindus, aš taip pasakyčiau. Ir kai šito nėra, tai mes turime dabar tai, kad Lietuva atrodo yra antra iš galo Europos Sąjungoje, pagal nedirbančius jaunus žmonės, bet ne bedarbius, o tuos, kurie nedirba, arba yra kita dabar problema, yra tokia tendencija, kad turim daug laikinų bedarbių, iš to 160 000, aš bijau pasakyti, apie 20 000, gal šiek tiek mažiau. Tai yra žmonės, jauni žmonės, gerai, iki 30 metų, kurie dirba 6 mėnesius, užsidirba ir važiuoja į Balį, Tailandą ir ten gyvena. Po kiek laiko jie tada sustoja į biržą, gauna tam tikras išmokas, vėl grįžta ir vėl tą patį daro. Čia šitam dalyką galima užkirsti kelią, bet tiesiog aš rodau, kas vyksta jaunoje kartoj. Kažkokie procesai, kurie verčia, nesakyčiau, kelia nerimą. Skamba nerimastingai. Klausimą įrašė, kurį aš truputėlį papildžiau, kad nes klausimas originaliai skambėjo taip. Ar pritarėt jauno žmogaus amžiaus didinimui iki 35 metų? Kodėl taip ar kodėl ne? Tai čia aišku nes man 34 ir aš būčiau vėl gerai žinomas, bet aš jį papildžiau dar truputėlį papildomai. Kokia jūsų pozicija jaunimo politikos apskritai atžvilgių? Tai labai susijęs su to, ką tik aptarinėjom. Kaip stiprinsit jaunuolių dalyvavimo organizacijose? Aš manau, čia bendras sutarimas, kad to reikia, tai manau, visi prelegentai sutars, ar ne, bet ką mes padarysim? Jei tam reikia pinigų, kokie tai pinigai bus, nežinau. Kaip stiprinsit formalų ir neformalų ugdymą, o gal kažkurį iš jų vieną. Tai va tą vietą jaunimas, jaunimo politika, kažkiek jei norit apie švietimą, mums tai rūpi, tai Vaidotai tada nuėjus. Taip, iš tiesų apskritai ne tik tai apie jaunimą, bet taip pat čia, kadangi jūs esate šito amžiaus, tai apskritai gal mūsų visuomeniai to trūksta, kaip mes sakom, pilietinė visuomenė, o pilietinė visuomenė tai reiškia yra ta visuomenė, kurioje yra daug nevyriausybinių kažkokių tai struktūrų, daug kažkokių klubų, organizacijų, kur žmonės susibūrė. Nes, reiškia, po vieną demokratinė visuomenė nelabai veikia, jeigu kiekvienas yra kažkoks individualus po vieną. Turi būti bendruomenės. Tai va, mums tų bendruomenių tikrai trūksta. Ir kodėl aš atėjau į ateitininkų organizaciją, nes jaučiau, kad man reikia tos bendruomenės, kas būtent bendruomenė aš galiu ugdytis, mokytis iš kitų ir po to, sakykime, tą tradiciją perduoti.
Tai vat, ir labai gaila, kad mūsų visuomenė labai mažai yra, nu, aišku, savanorystė iš vienos pusės liktai jinai, ta tokia vienadienė, reiškia, jinai yra šiuo metu gan populiari, bet tokia ilgalaikė savanorystė, sakykim, kur reikia jau įsipareigoti, jos yra tikrai labai mažai. Tai vat, aš manau, kad šita prasme tikrai reikėtų vėlgi tą naratyvą kažkaip... Kaip tą padaryti? Visuomeniai taip, reikėtų, tai kaip tą padaryti, tokios vienos lazdelės nėra, bet aišku, kad, sakykime, politikai, tie lyderiai, turėtų rodyti pavyzdį, nežinau, socialinė kažkokia tai socialinė reklama ir aišku, kiekvienas mes savo pavyzdžių. Tarp kitko, čia turbūt žinot, kas yra Lijotas, ne? Nu, pavyzdžiui, jisai irgi buvo tokia skėtinė jaunimo organizacija, kuri buvo sukurta irgi tam tikrą prasme, nu, tą jaunimo politiką kažkaip tai paskatinti. Tai vat, mano manimus, tas Lijotas, sakykime, nelabai pasiteisino. Kodėl nelabai pasiteisino? Todėl, kad joje yra daug jaunimo politinių organizacijų ir tada ta darbotvarkė Lijoto, jinai išvirsta ne į skatinimą savanorystės, bet į tas tokias reiškia, jo miniseimas kažkokias politinės. Tai vat reikėtų gal irgi persvarstyti, mano manimu, tą Lijoto koncepciją. Ačiū. Audradus taip. Vėlgi aš pasakysiu, kadangi esu vyriausias šitoje auditorijoje ir ta prelegentų, tai puikiai atsimenu prievartinį būvį ir buvimą tam tikrose organizacijose okupacijos laikais. Po to mano karta, kada tas jau baigėsi, pajuto instinktyvų nenorą ir norą distancijuotis nuo bet kokių visuomeninių organizacijų. Nes tai labai priminė. Vėl reiškia į kokį tai būrį, vėl į kažkokią tai, reiškia, pasisėdėjimą bendrą. Ir mes, bent jau mano kartoje, buvo labai daug, jeigu taip galim pasakyti, individualistų. Kur nelieskit manęs, duokit man vienam. Aš tvarkysiuosi su Dievu reikia, aš tvarkysiuosi su mokslu, man nereikia jūsų tos bendrystės. Ir čia, aš manau, ateina būtent iš tų sovietinių laikų. Kaip dabar tą tuščioj vietoje padaryti? Na, tikriausia, kalbėsiu truputėlį, galbūt ne visai populiariai, reikia vėl valstybės pastangų. Ir duosiu pavyzdį. Sakykime, Šaulių sąjunga ilgai pakankamai vegetavo ir buvo tik entuziastų palaikoma ir vyresnės kartos žmonių, kurie paimdavo vėliau, naidavo pastovėti, reiškia, prie paminklo tam tikrą dieną svarbę. Bet jaunimas, būdavo jaunieji šauliukai, o paskui kažkur jie dingdavo. O nebuvo pinigų, nebuvo dėmesio. Dabar mes kokius 4-5 kartus padidinom finansavimą Šaulių sąjungai. Ir dabar galiu pasakyti, yra 14,5 tūkstančio šaulių. Iš jų 40% yra jaunimas ir jaunieji. Tai čia jau yra, aš pats šaulys esu, tai čia yra tam tikra tokia jau bendrystė atsiranda kuopoj, būry, kuopas. Iš esmės, gyvybingiausi dariniai šauliuose yra kuopas. Mano Vilniaus 1003 kuopa. Ir kur susirinka įvairaus amžiaus žmonės. Gerai. Ir paskutinis dalykas. Tik per vargus pavyko padaryti, čia vėlgi pasipriešinimas vidinis, kad švietimo ministerija sutiktų, kad nuo 9 klasės šiais metais būtų 3 pamokos metinės patriotinio, karinio nepavadinčiau, bet tokio patriotinio ir tokio techninio ūkdymo. Taip, 3 pamokos per metus. Bet ir tai čia pavyko jau su didžiausiais vargais, nes kas priešinosi? Priešinosi ŠMM, ar kaip jie vadinasi? ŠMSM. Ačiū, Audra. Vytautai, jaunimas, švietimas, jaunimo politika. Baisus klausimas. Baisus todėl, kad man visada jaunimo politika atrodė kaip atskiras rytis labai dirbtinas dalykas. Kai pasižiūri į Lijotą, tai yra struktūra pinigams susisavinti. Atleiskite, jeigu kas nors ten esate ir mylite ir mylite. Pinigai mažiai. Bet iniciatyva yra to pobūdžio. Ir apskritai labai daug, ir čia peržengiant jau jaunimo turbūt, bet apskritai visuomeninių organizacijų sektorius Lietuvoje kenčia nuo priklausomybės nuo valstybės. Kiekvienais metais šitas institutas, gal nebe, bet ilgus dešimtmečius šitas institutas matuodavo pilietinės galios indeksą ir ten atrasdavo, kad jaunimas yra pats pilietiškiausias iš visų amžiaus grupių, bet tuo pačiu metu mažiausiai balsuojantis. Taip sakant, pilietiškas, bet apolitiškas. Kas čia per nesąmonė? Todėl, kad
savaime dalyvavimas kažkokiose organizacijose santykio su valstybė nesukuria. Tu gali vaikščioti būrelius, kurie neturi nieko bendro su kažkokiom idėjom, ar ne, lankyti sportą, ar muziką, ar dar kažką. Ir tai neformuoja tau jokio visuomeninio bendruomeninio santykio. Tai ko mano galva trūksta, ne kažkaip patį jaunimą reikia paskatinti, organizacijos turi būti stiprios. Ir stiprios ne ta prasme, kad turėti stiprią struktūrą, bet turėti idėją. Vertinga organizacija jaunimui, kuri galėtų sukurti kažkokį tai pokytį bendruomeniškumo link, visiškai sutinku su ta diagnoze, kad po sovietmečio mes turim visiškai sutraukytus bendruomeninius ryšius. Ir organizacija sustiprė, netinka žodis ideologija, pasaulėžiūra. Ir tokių šiandien Lietuvoje yra labai mažai. Ir tos pačios, aš sakyčiau, pavyzdys būtų gal skautai. Mes žinom, kad tarpukariu tai buvo organizacija su labai stipria pasaulėžiūra, šiandien tai yra organizacija beveik be pasaulėžiūros. Vėl atleiskite, jeigu čia sėdi skautų. Bet taip yra. Ir yra nuolatinė baimė visose jaunimo organizacijose beveik turėti kokią nors pasaulėžiūrą. Tai pasaulėžiūros grąžinimas į jaunimo organizacijų gyvenimą būtų tas žingsnis, nes girdėjau, ateiti ir veikti kažkur iš tikrųjų motyvuoti gali tik stipri idėja. Visos kitos motyvacijos labai greit baigės. Vytautai visiems prelegentam ir dabar gal nuo Audronio pradėsim kitą klausimą. Tai klausimas yra viena populiariausių temų politikoje visada yra perskirstimas skurdas. Dalis žmonių kiekvienoje visuomenėje skursta, kai kurie skaičiai rodo, kad absoliutaus skurdo, kai žmonės, tarkim, tikrai stokoja pagrindiniam gyvenimo dalykam, taip kaip mes įsivaizduojam orų gyvenimą, tai Lietuvoje gal sunku skaičių pasakyti apie 5%, bet galima matoti skurdą įvairiai. Tai jūs konkrečiai kaip politikas ar jūsų politinė partija, kaip jūs mažinsit skurdą, kokį skurdą jūs mažinsit? Klausimas, turėjot tam progą. Čia vėl yra įdomu, kad yra ir tie, kurie yra jau su reikšminga valdymo patirtim, tie, kurie nori ateiti be valdymo patirties. Tai pradėsim nuo Audronijos. Taip, pats tikriausia, aš nesu socialinių reikalų specialistas. Ir tik norėčiau pasakyti jauniesiems kolegoms, kad Seime yra specializacija ir nemenkesnė negu kur nors medicinoje, kur vieni operuoja, o kiti loristai. Bet vis tik reikia pasakyti, kad tas perskirstimas mūsų mokesčių iš tikrųjų jis yra nedidelis. Dabar neatsimenu, 35 ar kiek procentai kažkur iš tų visų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybė bijo, nenori, vengia, šiek tiek tuos mokesčius modifikuoti taip, kad atsirastų didesnė dalis ir tada būtų galima nukreipti. Tačiau yra sakoma taip, ką valstybė kažkoks priežastis, ką valstybė globoja, tas pasmerkta numirimui, išmirimui, ar kaip ten. Tai, žinot, tie visi socialiniai priedai, socialinės lengvatos, jos kartu ir tvirkina. Čia ir yra, čia reikia daug išminties ir matyt, būtent šitoje srityje, kad skatinti žmonės dirbti, stengtis, bet negyventi iš to, iš ko gyvena didžioji dalis vakarų piliečių, ne didžioji, bendrai didelė dalis vakarų piliečių. Ir Lietuvoje tikriausiai mūsų didžiausias rūpestis, jeigu kalbant apie imigrantus, būtent apie migrantus ir apie mūsų, kad jie neatsisėstų ant socialinių išmokų adatos. Štai čia yra svarbus dalykas. Tačiau perskirstant pinigus, pažaidžiant, jeigu taip galiu pasakyti, gal labai lengvabūdiškai skamba, su mokesčiais, mokesčių sistema, ir teikiant paramą ten, kur tikrai reikia, pavyzdžiui, būstų įsigyti. Tikrai, dabar mes įstrigom, čia buvo, nekalbėsiu apie buvusias vyriausybės, buvo programa, jaunai šeimai būstų įremti, pasirodė, kad jinai kainuoja tiek, kiek dabar mes negalim pavežti. Ir ta buvo praktiškai numarinta programa. Čia Ne iš blogos valios, bet tiesiog, kad nebuvo pinigų. Atsiprašau, kol Vaidotas ruošęs, aš kaip tik anekdotai temą prisiminiau, kad atėjom į valdžią norėdami padėti visai Lietuvai, atėję į postus supratom, kad galimybės ribotos, dėl to pagerinom gyvenimą bent patys savo. Bet mintis be abejo yra ta, kad taip, padėti visiems ir labai labai smarkiai, tai tada mes patys savo ir padedam. Vaidotai ir tada Vytautas. Jo, žinot, kai tokius bendrus klausimus, Martynai, mes čia svarstom, tai aš kartais irgi galvoju apie tą
apskritai apie visuomenės ir valstybės sąrangą. Ir viena iš sąrangų yra paternalistinės valstybė, ne? Jinai viskuo tarsi tokia jo rūpinasi, tokia koncepcija. Bet man atrodo, kad ne šitas kelias turi būti, nes niekada, reiškia, valstybė niekada nepasirūpins viskuo. Čia, reiškia, buvau Amerikoje kažkada netaip seniai, ne, ir lankiau vieną žmogų ligoninėje, ne, ir iš karto pasitinka keli savanoriai. Ne, tai man iš tikrųjų labai nustebino, ne, jie iš karto atveda reiškia, į palatą, ne, reiškia, parodo iš karto, ką reikia daryti, ir kitas savanoris būna prie ligonio. Tai mano manimu čia yra kelias. Prasme, mes turim suprasti, kad valstybė taip yra svarbus, reiškia, subjektas šitame, bet jeigu mes nebūsim pilietinė visuomenė ir jeigu nebus tos, sakykime, to supratimo savanorystės, tai nieko nebus. Ką aš galiu prisiminti, tik tai tą eilutę iš Evangelijos, kur žinot, atsimenat ten Marija Magdalietė, kaip išpylė labai brangus, reiškia, tos tepalus ir tada Judas Iskarijotas, kuris pats grobstė, reiškia, sako, tai kodėl čia tai padarė, reikėjo gal parduoti ir vargšų išdalintis. Jėzus pasakė, sako, vargšų visada bus. Tai ta prasme, kad vargšų visada bus, ne, ir valstybė jais tai yra neįmanoma, misija jais visais nepasirūpins, tai mes turime, mes kaip piliečiai, kaip visuomenės, mes turim galų gale, kabutės, savo socialinius burbulus, turim draugus, pažįstamus, giminės. Tai man atrodo, čia ir yra, ne senelių namai, reiškia, slaugos ligoninė, reiškia, savo artimuosius palikti, bet būtent tos, sakykime, tos artimo meilės paruošimas. Ačiū labai, Vaidotai ir Vytautai. Man atrodo, čia dvi dalis. Viena vertus, kai kalbame apie skurdą, tai labiausiai jo paliesta visuomenės dalis yra senjorai, pensininkai, jų tarpe yra daugiausiai žmonių, kurie tame socialiniam sluoksne atsidūrė dėl pensijų dydžio, ir čia yra ta vieta, kur pritariu Audroniui, mes neišvengiamai turėtume kaip valstybė padidinti biudžeto surinkimą, būtent pirmiausiai dėl šitos visuomenės grupės, nes pensijos turi didėti. Dar vienas būtinas veiksmas šitoje vietoje yra, nors jaunimo auditorijoje išnekam, dar vienas veiksmas šitoje temoje yra panaikinti tą šiandien faktinį privalomumą antrosios pakopos, išlaisvinti iš tos antrosios pakopos, kad žmonės tik tai savo norų ten eitų, tuo pačiu naikinti valstybės priemokas dalyvaujantiems antrojo pakopoje, nes nėra jokių priežasčių, kodėl viena investavimo rūšis turėtų būti prioritetizuojama prieš visas kitas, tas priemokas nukreipti į dabartinės tiesiog pensijas ir jau taip jos savaime kiltų, ne dvigubai kaip ten kai kurie šių dienų pastikai žada, bet šiek tiek. Tai čia viena dalis. Bet kalbant apie dirbančiuosius, ar ne, apie mūsų tą darbingo amžiaus visuomenės dalį, tai, kaip čia pasakius, netiesiogiai valstybė turi kažką kurti ir dalinti, jokių būdų ne, turi skatinti ekonominį aktyvumą, turi skatinti verslumą, viso to Lietuvoje trūksta. Kaip, kiek aš bendrauju bent jau su visokiausių rūšių verslu, ne mokesčių mažinimo jie nori mažiau reguliavimo, mažiau biurokratijos, mažiau perteklinių taisyklių. Kaip taisyklė, dažniausiai tos taisyklės yra našta, kurią gali pakelti jau stambus verslas, nes turi tam aparatą ir jiems tai santykinai neskausminga, ir visiškai negali pakelti smulkus, vidutinis, mažas, naujas pradedantis. Yra nuolatos slepiamasi po tuo, kad gal čia ES tie visi reguliavimai, bet ne, labai dažnai tai yra mūsų valstybės reguliavimai arba už ES pasislepiantis reguliavimai. Ir pabandysiu pateikti pavyzdį. Jūs žinot, su Rusijos agresija Ukrainoje susijęs dabar yra ribojimas bet kokios prekybos, kuri galbūt galėtų pasiekti Rusiją, ir yra žiūrima, kad kai parduodi, pavyzdžiui, civilinės aviacijos dalis, bet kam pasaulyje, tai tu turi užtikrinti, tai pabaigsiu, kad tai nepasiektų Rusijos. Tai Lietuva yra šitą taikanti išplėstai ir labiausiai, daug labiau, neįmanomais būdais. Reikalauja, kad tas, kas perka, sakykime, nesvarbu Turkijoje ar kur nors už ES ribų, įsipareigotų, kad niekada niekam neparduos, kas teoriškai galėtų ką nors pasiekti. Jau tikrai nutolom nuo skurdo, bet taip. Taip, nes dabar tai čia mane sumalė. Bet įsipareigoti, kad niekada nepasieks, sakykime, Rusijos, kai žmonės perka tuos dalykus į atsargas ir niekada nežino, kam jie galiausiai bus panaudoti ir negali tokių įsipareigojimų vykdyti. Tai yra absurdiškų ribojimų, su kuriais įvairiausiose srityse susiduria šiandien mūsų verslas,
mažas ypatingai pavyzdys. Pradam, čia kartu su A++ klase. Ir dabar gal, nežinau, dabar matau klausimas, kuris Audroniaus arčiau yra interesų, kadangi žinom, kad kiekvienas yra specializuotas, žiūriu čia apie Europos Sąjungą, taip ir užsienio reikalai. Tai pradėsim Audronius, Vytautas, Vaidotas. Ar Lietuva turėtų stipriau ginti savo suverenitetą Europos Sąjungos institucijų atžvilgių, ypač kai tai liečia tautinės ir moralinės vertybės, ar bendradarbiauti su Europos Sąjunga, kaip vieningai bendru sutarimu? Kaip jūsų partija vertina federalizacijos Europos Sąjungoje idėją? Ar tai būtų žingsnis link geresnio valdymo, ar suvereniteto praradimo? Ar gal neprieštarauja viens kitam? Na, kai kurie amerikiečiai teikia, kaip Džonas Boltonas, buvęs Trumpo patarėjas užsienio nacionalinio saugumo reikalams, jis sako, kad jau Maastrichto sutartį pasirašytos šalis, Europos šalis atidavė savo suverenitetą, amerikiečių supratimu, atidavė Briuseliui. Dabar taip pasakysiu. Yra dvi nuomonės. Kol kas yra oficiali nuomonė, Seimo nuomonė, turiu minti, tai Europos ir užsienio reikalų komiteto bendras raportas, toksai memorandumas, tai yra mažasis Seimas vadinamas, kur labai aiškiai pasakyta, kad tai netarnautų Lietuvos interesams. Aš to raporto rengimui vadovau, buvo tarp žinybinė grupė, ministerijos dalyvavo. Ir kol kas tas raportas yra ir tai yra tam tikra Seimo pozicija, jis nepakeistas. Partijose yra įvairių nuomonių, kaip ir mūsų partijoje. Ir kada, čia aš taip pasakysiu iš praktikos, čia labai atrodo lengva, kada tu sėdi čia ir darai Lietuvoje pareiškimą kokį iš Seimo tribūnos ar iš kokios ministerijos ten prie ministerijos senelės. Bet kai tu nuvažiuoji ir susitinki su konkrečiu žmogum, kuris turi galių taip pat, o gal ir didesnių negu tu, ir tau reikia rėžti jam, tai daugeliu atveju, kiek aš žinau, na, kiti žmonės tiesiog susilenkia. Ne? Jie neturi to vidinio arba nesiūgdė to atsparumo, na, nemoka tiesiog, pasakysiu, ūkiškai draskyti akių, o to kitą kartą labai reikia. Šiuo metu manau vis tik tai, kad būtina išsaugoti ir kvalifikuotą balsų daugumą, kai kuriuose struktūrose, kur jau yra, o vienbalsiškumas, kaip Europos vadovų tarybai užsienio reikaluose, aš manau, jis turi likti. Kai man duoda pavyzdį, sako, žiūrėkit, bet ką vengrai daro, blokuoja ir panašiai. Taip, šiandien vengrai elgesi labai blogai. Bet kas žino, ar neteis toks laikas, kada Lietuvai reikės gyvybiškai veto teisės ginant savo gyvybinį interesą. Mes negalim numatyti ateities po 2, 3, 4, 5 metų. Tai aš tik noriu pasakyti, kad šiuo atveju aš ir bent jau ta dalis, nemenka dalis mūsų partijos, kurie sako, Lietuva turi saugoti savo galės tokias, kokios jos yra dabar. Jos ir dabar apribotas, kai kur. Pavyzdžiui, tos pačioj vidaus ir reikalų taryboje, kur yra migracijos klausimai, kvalifikuota balsų dauguma. Čiūdraja. Manau, kad nacionalinių valstybių suverenumo išsaugojimo klausimas yra kartu ir ES išsaugojimo klausimas. Todėl, kad pastarojo daugiau negu 10-mečio tendencija yra, kad Briuselio institucijos ir dažniausiai konkrečiai Europos komisija stengiasi paimti daugiau galių į savo rankas iš nacionalinių valstybių, nacionalinės valstybės skirtingai tai reaguoja, bet tos šalis, kurios yra ES steigėjos ir donorės, jų vyraujanti pozicija yra, kad mes nebenorim atiduoti daugiau galių, mes nesuprantam, už ką mes mokame Europos Sąjungą ir mainais gaunam tai, kad mažiau sprendžiam patys. Ir jie, turėdami senas valstybingumo tradicijas, tą galimybę spręsti patiems vertina, dažnai priešingai negu kad Lietuvoje. Ji nėra labai vertinama. Ir tą sudėjus, čia man visada aš mėgstu cituoti Makrono žodžius berods 17 metais, jis tada sakė, jeigu leistume prancūzams rengti referendumą, kaip surengė Britai, tai prancūzai išstotų. Nors prancūzai, tai aš todėl neleisiu. Nors Prancūzijoje apklausos rodė tuo metu apie 40% norinčių išstoti, ta prasme kaip ir vis dar mažuma, bet ir pas Britus iki Brexito rodė, kad mažuma tų norinčių išstoti. Kai prasidėjo referendumo kampanija, viskas tampa labai rizikinga. Tai štai bėda yra ta, visuomenės vakaruose yra ties riba, kai nebežino, ar vis dar nori būti toje sąjungoje ir jiems lemiamas veiksnys yra, ar bus išsaugotas suverenumas ar ne.
jeigu bus siekiama tą suverenumą sutelkti federaciniai Europos valstybei, kad ir kaip tu ją vadintum, o yra siekiama, nes pastaraisiais metais Europos parlamentas priėmė ir kitos institucijos priėmė tiek tą reformą 160 kelių ten straipsnių, kuris sutelkė daugiau galių į virš nacionalinės institucijas, tiek pavyzdžiui, migracijos paktas iš esmės reiškia, kad ką iki šiol sprendė valstybės, nuo šiol sprendžia Europos Sąjunga ir beje Lietuvai labai aktualu, jeigu atsimena 21 metų krizę, kai čia nelegalai bėgo iš Baltarusijos, mes tą sustabdėm kaip valstybė, pastatydami tą tvorą ir pradėję apgrėžinėti fiziškai tuos žmonės. Europos Sąjungos Nukreipinėti. Labai gražu. Europos Sąjungos migracijos paktas sako, kad jokiais atvejais to daryti negalima. Ten viską griežtina, deportacijas, taip toliau, bet tai yra neveikiantys metodai. Veikiantis metodas yra apgrėžinėjimas, tas paktas sako, kad to daryti negalima, 26 metais jis įsigalioja. Tai va tokie veiksmai yra šiandien žingsniai priiminėjami Europos Sąjungoje link federalizacijos. Ir grįžtu prie to, ką pradžioje pasakiau, jeigu eisim link federalizacijos, labai rizikuojam, kad pačios Europos Sąjungos neliks. Aš galiu paprieštarauti trumpai, gal? Trumpai, Ne tiek sakyti taip, elitas, tautos taip, elitas vakarų nebijo federalizacijos dėl paprasto dalyko, dėl balsų skaičiavimo. Ir visi italai, ispanai, britai, ne britai, o prancūzai, vokiečiai žino, kad 4-5 valstybės ir jų balsai turimi bet kurioje taryboje, kvalifikuota balsų dauguma, gali lemti bet kurį sprendimą. Štai kodėl jie ir nori dabar taip vadinamos reformos. Jie sako, reikia keisti sutartis, panašiai, tik tada plėtra įmanoma tolesnė. Nes jie supranta, jeigu ateina Ukraina, ateina vakarų Balkanai, iš viso tada santykis pasikeičia. Būtent kvalifikuotos balsų skaičiavimo daugumos klausimų. O kadangi daugumoje tarybų yra kvalifikuota balsų dauguma, tai jie nebenori kartot klaidos, kaip vieną kartą man kolega labai atvirai pasakė, tarp prancūzas. Žinai, tas jūsų 10-ukas, kai atėjo didžioji ta plėtra, tai sumažino mūsų galės. Jis nuoširdžiai sako. Tai dabar jie to nenori ir nori. Gerai, federalizuokime, ten keiskim sutartis, bet galios tai išliks pas mus. Ačiū, Audroniau. Ir Vaidotas tą patį Europos ir federalizacijos klausimą. Jo. Tai aš galiu gal truputį tą klausimą ir pasukti iš konstitucinės teisės perspektyvos. Čia aš kaip prisimenu, ir turbūt visi atsimenat reiškia tą bandymą Europos Sąjungos konstituciją, konstitucinę sutartį. Jo, reiškia Lietuva pirmą ratifikavo, bet iš to taip nieko neišėjo, nes prancūzai ir olandai nepritarė tam. Bet mano manimu ne visai sąžiningai po to pasielgė Europos Sąjungos, sakykime, reiškia viršūnės. Jie per Lisabono sutartį 85%, reiškia, tos sutarties, kur reiškia, visuomenės nepritarė, visgi reiškia, prakišo, jeigu galima tokį žargoną vartoti. Tai vat, tai sakykime, jeigu ne pro duris, tai pro langus. Bet jeigu norėtume dar labiau federalizuoti Europos Sąjungą, tai be konstitucinės reformos, kalbėkime apie kiekvieną valstybę, čia šiuo atveju kalbu apie Lietuvą, niekaip neišeitų, bet ir aš šiuo metu niekaip neįsivaizduoju, kaip tą galima būtų konstituciškai pagrįsti, nes šiuo metu yra, sakykime, nuo 2 iki 4 straipsnio yra pasakyta, suverenitetas priklauso tautai, suprask, pilietiniai Lietuvos tautai taip pat yra pasakyta, kad reiškia valstybė, apie valstybės suverenumą, kurią, sakykime, prezidentas gali ten karo metu, reiškia, įvesti karo padėtį ir taip toliau. Jeigu kyla grėsmė valstybės suverenumui, tai vat konstitucija kalba apie tautos suverenitetą ir valstybės suverenumą, aš nelabai įsivaizduoju, kokio lygio turėtų ir kokia čia ta konstrukcija turėtų būti, jeigu mes norėtume pereiti politiškai prie didesnės ryšių. Šios sudėties konstitucinis teismas tą galėtų padaryti didelio vargo. Vien jau todėl, kad jisai, priimdamas sprendimą, paneigė 2 buvusių konstitucinių teismų išaiškinimus apie lietuvių, apie rašymą, oficialų rašymą, raidyną oficialiuose mūsų dokumentuose kaip pasuose. Tai apie ką kalbėti? Tai šiuo atveju aš nebūčiau taip tikras. Aš suprantu, teoriškai jūs kalbat absoliučiai teisingai, jeigu jie laikytųsi raidės, bet čia visai gali. Kitas klausimas. Užsienio politika, dabar krašto gynyba, ir gal pradėsim nuo Vytauto, Vaidotas, Audronius.
Lietuvos gynybos biudžetas šiemet 3 procentai su trupučiu nuo BVP. Su kaupu atitinka bazinį NATO lygį, viršyje gynybinio alijanso vidurkį. Ar palaikytumėte tolesnį gynybos išlaidų didinimą iki 4 procentų nuo BVP? Kaip tai suderintumėt su ekonominės gerovės užtikrinimu? Kategoriškai atsiriboju nuo tų apvalių skaičių pradžioje. Labai nemėgstu, kai diskusija taip pakrypsta, ar 3, ar 4, ar 5, ne taip veikia. O tai kuo daugiau? Kryptis yra teisinga, kad gerai, kad didėjo iki šiol ir turės dar didėti turbūt ir toliau. Todėl, kad išeities taškas yra paprastas. Lietuvos taikos raktas yra gynybos stiprinimas. Visiškai netikim diplomatija be kumščių, kaip sakant, jeigu nebus gynybinių pajėgumų, tai jokia diplomatija Rusijos taika nesudomins. Rusija domina vienintelis dalykas, ar jai yra pavojinga, rizikinga kažkokį veiksmą atlikti, kažkokios agresijos imtis ar ne. Ir čia kalba eina, kai sakai pasiruošimas gynybai, tai ne tiek pasiruošimas, kad mes vieni laimėtume prieš Rusiją, bet 2 veiksniai. Kiek jinai vertins, ar jai yra rizikinga vis dėlto pradėti šitą karą, ir kiek matys pasaulis ir mūsų NATO partneriai, kad mes esam ganėtinai pasiruošę ir galimai atsilaikysim ten tas pirmasias dienas, kad ateitų ir NATO partneriai mus ginti. Ir to linkme dar labai daug ką reikia padaryti. Labai atsiprašau, galiu paklausti, liko minutė dar truputį daugiau, bet jei pritarėt ir kitiem prelegentam tas pats, tai skolintis pinigus, tikintis, kad vėliau grąžinsim per keletą metų, apmokestį įvest. Šitai vienai krypčiai galima ir skolintis, ir čia dabar ta diskusija ES visai protinga apie tai, kad gal būtent šitai sričiai skolinantis turėtų būti taikomos ir kitokios taisyklės. Manau, kad neišvengiamai turės tapti nuolatiniu ir tas bankų solidarumo mokestis, gal tik dar kol kas nejauku pasakyti. Apskritai, turint galvoj tai, nuo ko pradėjom šios dienos diskusiją, Lietuva yra ES faktiškai beveik paskutinė pagal perskirstimą, kokią dalį nuo BVP sudaro biudžetas, tai tas turėtų didėti, ne iki ES vidurkio, bet link to, ir surinkimas irgi turėtų didėti. Tai aš vėl grįšiu prie konstitucijos nuostatos, kuris sako, kad atlikti karinę tarnybą yra piliečio pareiga. Kiekvieno piliečio, tarp kitko, čia rizikuoju būti nepopuliarus, nėra pasakyta tik tai vyrų. Reiškia, tai ir kadangi konstitucija numato lygiateisiškumo principą, tai manau ir moteriams, nebūtinai krašto apsaugos, reiškia, sistemoje, bet konstitucija numato ir alternatyvę tarnybą. Tai tarp kitko pas mus gėda, turiu pasakyti, kad per 30 metų taip iki galo neveikia šita sistema, nors jinai konstitucijoje yra reiškia, įrašyta tiesiog labai tiksliai. Tai aš nepritarčiau skirtingai gal negu Vytautas skolinimuisi, bet kadangi mes, kaip sakyti, susitarėm prieš 30 metų kad visgi tai yra svarbu ir kad mes kiekvienas turim atlikti tą pareigą ir pilietinę, todėl kad mes esam piliečiai, todėl kad mes turim tą santykį su savo valstybė, su savo visuomenė, tai taip. Bet tas turėtų būti eiti koja paskui koja, reiškia palaipsniui, bet nesiskolinti. Ačiū, Vaidotai. Na, mes pradėjom, kaip jūs žinot, pradėjo veikti vakar valstybės gynybos fondas, į kurį eis koncentruotai pinigai iš padidintų mokesčių. Ne tik tos aukos, aš manau, kad aukos tikrai bus nedidelės, ta prasme, negalės atstoti tų išlaidų, kompensuoti, kokių reikia. Bet aš nenorėčiau, kad būtų priešinama gerbuvis ir saugumas. Be saugumo nebus gerbuvio. Jokio, net mažiausio. Jau dabar yra kai kurie ženklai, tokie, sakyčiau, keliantis nerimą, kad kai kas iš tokių silpnesnių nervų, matyti, investuotojų susilaiko nuo plėtros Lietuvoje. Jau jie yra atėję, bet jie toliau galvoja. Tai aš manau, būtent tos pastangos, ginklavimasis gerąją žodžio prasme yra svarbu. Kita vertus, nesvarbu, kas bus administracijoje naujoje Amerikos, bet 5 procentus kažkuriuo etapu mes turėsim pasiekti. Nebus kitaip. Ir Europą visą jie privers amerikiečiai. Nes amerikiečiai
Amerikiečiam Europa irgi labai svarbi. Tiem, kurie supranta, kad dvipolis Kinija ir Rusija yra neatskiriami ir negalima koncentruotis, kas ten pradėjo šitas kryptis, Obama pradėjo. O čia yra Azija, viskas Azijoje, spręsis Azijoje. Azijoje, o kas užnugarį laiko Azijos? Rusija, Kinijos užnugarį resursais mineralinių duoda Rusija. Todėl ir Europos nepaliks, bet prieš tai Europai užlauš ir išlaužys rankeles švelnesias ir skaitant Liuksemburgą tokį, kad pinigai būtų duodami bendrai gynybai. Audroniau, tai dar 5%, tai dar 1,5 milijardo, truputėlį daugiau eurų. Gali būti, tai nebūtinai dabar, ne per dieną, ne per dvi, bet aš turiu minėti, kad tendencija yra ta. Kol mes nepasieksim to, ką sako rimti kariškiai, taika per jėgą. Tik tai taip. Taip, grubių skaičiavimų 1 milijardas eurų, tai yra po 1000 eurų mokestį vienam lengvojo automobilio savininkui per metus. Labai svarbaus dalyko nemusantau. Taip, Leidžiu? prašau. Ir biudžete ir net ne tik biudžete, nuolatos numatomas, aš vadinčiau, švaistymas žaliai transformacijai. Bus apie tai klausimas. Tyliu tada, bet ten sėdi milijardas. Tai gal tada ir perinam prie to ir duosim bitus iš karto. Tai kaip Lietuvai perėti prie tvarios, aš suprantu, klausimas formuluotas, žalios ekonomikos modelio, tuo pat metu nepažeidžiant tradicinių pramonės sektorių ir darbo vietų. Kiek valstybė turėtų subsidijuoti žaliasias iniciatyvas? Vytautai. Nuoširdžiai galvoju, kaip atvirai atsakyti šitą klausimą. Lietuvai reikia daryti minimumą to šioje srityje, ko ES reikalauja ir visiškai aktyviai, turbūt gal net labiau negu kitais klausimais, ginti poziciją, kad reikia mažinti tuos ES reikalavimus šitoje srityje. Dabar kokias košmariškus dalykus aš čia šneku. Mes nesam prieš aplinkosaugą, mes esam už miškų saugojimą, vandens saugojimą ir visą kitą. Bet tai, kas dabar vadinama žaliaja transformacija, tai yra kova su CO2 išmetimais, pastangos kurti žaliojo vandenilio grįstą ekonomiką ir taip toliau, yra tiesiog absurdiška ideologinė idėja, Gretos Thunberg lygio idėja, įgavusi aukščiausio lygio institucinį palaikymą ES institucijose ir tapusi didžiulę naštą visai Europai ir konkrečiai mums. Kodėl jinai yra beprasmiška? Todėl, kad klimato kaitos problemų, kurios yra globalios, niekaip nepakeis ES, netgi ir visa. Mes esam ypatingai Lietuva, kuri neturėjo savo laiku deramos industrializacijos, tos taršiosios, kurią turėjo vakarų Europa, yra labai mažai tarši šalis. Mažai tarši šalis pramonės požiūriu. Visai nesenai išgirdau faktą ir jį pasitikrinau, mažai tarši net į transporto požiūrį. Lietuviai tarsi labai mėgsta automobilius, bet pasirodo labai mažai jais nuvažiuoja ir labai mažai išmeta. Mes esam labai žalia šalis. Mes niekam nieko neskolingi ekologiniu požiūriu. Ir mūsų visos aukos pastangos ir ekonomikos konkurencingumo griovimai su šitais žaliaisiais tikslais nepasieks jokio globalaus tikslo, nes jeigu mes rimtai žiūrime į klimato kaitos problemą, tai jinai yra tik globali. Visa šita elektrifikacija yra nuolatinis savęs apgaudinėjimas. Verslai yra šiandien įpareigojami tam, kad galėtų pasimti paskolas, įrodyti, kad jie naudos žalią energetiką. Tai yra arba statytis tuos parkus žaliosios energetikos generavimo, arba pirkti iš tokių parkų. Kitaip sakant, realaus poreikio rinkoje tam nėra, bet tam, kad galėtum per es reikalavimus čia, tam, kad galėtum gauti paskolą ir vykdyti ekonominę veiklą, tu turi kurti būtent tokios rūšies veiklą. Tai milijardas, kurį minėjau, man atrodo, šiais metais biudžete numatytas milijardas šitai krypčiai, labai dažnai mėgstama sakyti, na, čia visas iš ES. Ne taip veikia. Didžioji dalis iš ES, bet mažesnioji mūsų pinigų, jie tiesiog neturi būti tam švaistami. Ačiū labai, Vytautai, tai gal tada Audronius ir tas pats klausimas žaidimas ir čia paminėta, kad blogai dabar paskirstyta. Tai... Aš manau, kad Europa eina atsikvošėjo ir dabar atsirado tai, ką pamatė per Ukrainos grūdų krizę arba Afrikos šiaurės ir Afrikos šiaip jau krizę. Trečiojo pasaulio gal maisto krizė, kad food safety yra labai svarbus iššūkis ir kad iš tikrųjų badas gimdo ką? Masinę, nevaldomą, nekontroliuojamą migracija į Europą, kur joks Frontexas nesulaikys, kada eina 10 000. Tai dabar jau šiek tiek atsikvošim ir mato, kad tas žaliasis kursas bepeliacinis, jisai stabdo ir Europos konkurencingumą.
Yra skaičiai. Paimkite tą patį, tikrai prisipažįstu, viso neskaičiau, kai kas buvo išrinkta iš Dragio raporto. Europos konkurencingumas priklauso ir nuo žaliojo kurso. Bet ką turiu minti? Žaliasis kursas yra tam tikras kaip ir ekonomikos tvarumas, ekonominio ciklo tvarumas yra lėtinantis veiksnys Europos konkurencingumui pasaulyje, Europos pramonė. Vat aš kelis skaičius tik pasakysiu. Tai labai svarbu. Žiūrėkit. Europos komisijos duomenimis, perinant prie tvarių ūkininkavimo metodų, sąnaudos gali padidėti iki 20–30% trumpuoju laikotarpiu. Toliau. Europos aplinkos agentūra prognozuoja, kad dėl žalinimo priemonių derlius gali sumažėti 10–15% per artimiausius 5 metus. Tai yra trumpuoju laikotarpiu. Toliau. Europos tiesioginės užsienio investicijos sumažėjo 30% nuo 19 iki 21 metų. Dėl ko? Investuotojai neteina dėl to, kad pas mus dabar Europoje labai griežti aplinkosaugos reikalavimai. Verslui plėstis, verslas teikti. Ir paskutinis, kas labai svarbu. Tarptautinio valiuto fondo duomenimis ES eksportas į globalias rinkas sumažėjo 7%, o JAV ir Kinijos eksporto apimtis augo. Tai aš ir noriu pasakyti, čia turim labai atsargiai žiūrėti. Aš už žalią kursą, bet labai nuosaikų, apgalvotą, o ne tą, tokį, sovietų laikais buvo toks žodis rusų, ura. Tai reiškia, valio, pirmin, einam ir nežinom, kur einam, bet einam. Tai aš prieš tokį žaliai kursą. Ačiū, Broniau, ir Vaidotas. Jo, tai aš labai gal nesiskirsiu nuo mano kolegų, kurie išsakė tą poziciją. Iš tikrųjų, man irgi matosi, kad šitas, sakykime, žalesis kursas ar tvari ekonomika ar žiedinė ekonomika, čia tie rašant bet kokius projektus, aš taip pat ir dalyvauju irgi, reiškia, nevyriausybiniam sektorium, reiškia, tu norėdamas gauti finansavimą, tu būtinai šitos terminus turi pavartoti, nes kitaip tu irgi negausi. Čia Vytautas irgi kalbėjo apie paskolas ir kitus dalykus. Tai čia man primena, reiškia, su Sovietų sąjungoje irgi reikėdavo ten TSKP komunistų partijos Brežnevą cituoti reikėjo. Važiavimo ten paminėti, nes tu kitaip nepraeisi. Bet pradžioj. Pačioj pradžioj, jo, nes tavo knygos paprasčiausiai, tu nieko negauti, net spausdins nieko. Tai truputį, reiškia, jaunimas, kur neatsimena šito. Tai iš tiesų, vėlgi grįžtų prie konstitucijų, yra pasakyta, kad Lietuvos ūkis turi tarnauti tautos gerovei. Tai ta prasme, aš būčiau tik už tai, bet jokių būdų ne už prioritizavimą kažkokios tai ūkio šakos, nes tada arba būtent kažkokios, tai sakykime, formos būdo, ne, tai nes tada kiti reiškia, iškreipia, visą rinką iškreipia, ne, jeigu tu žiūri grinai į tą rinką, tai tikrai to nepalaikyčiau, juolab, kad didelė dalis, sakykime, dabar baterijų ir kitų dalykų gaminama Kinijoje. Tai didelė dalis, čia gaunasi paradoksas, kad mes norėdami, reiškia, tarsi išsivaduoti iš kitų ir, reiškia, priklausomybės ir tarsi nepriklausomą, kiek įmanoma, reiškia, ekonomiką sukurti, mes investuojame, mes perkamės didelę dalį, reiškia, visų. Utilizuojama Afrikoje, tarp kitko, su plaktukai. Tai čia kitas dalykas dėl utilizavimo. Tai čia irgi neišspręstas dalykas, bet kad pabaigsiu, reiškia, dėl kadangi esu valstiečių žaliųjų, tai irgi negaliu niekaip, reiškia, pritarti, jeigu čia taip pat apima ir, sakykime, to tradicinio žemės ūkio naikinimo, net tam tikrų kultūrų grūdinių, reiškia, nebegali, norėdami gauti, sakykime, išmokas, nebegali ūkininkai auginti, arba, sakykime, gyvulininkystė, ne, čia kažkokia tai tokia teorija, kad jaučiai ar karvės, reiškia, būtent tą CO2 daugiausiai išmeta ir ne va tai ozonos skylę, reiškia, didina. Čia iš tiesų, be šypsenos, be juoko, sunku visą tą suprasti. Tai iš tiesų, mano manimu, irgi tas yra per daug, reiškia, ideologizuota ir mes turim tą kažkaip tai perlaužti. Ačiū, Vaidotai. Ir gal tada pačiam leisim pradėti paskutinį raundą ir pravažiuosim iki Vytauto. Paskutinis klausimas šitame raunde ir perėsim prie blitz klausimų. O
jis yra apie valstybės vaidmenį ekonomikoje. Ir man ir turbūt studentam, kurie ruošia klausimus, taip atrodo, kad visos dešiniosios partijos, bent jau Lietuvoje, ar tos konservatyvios, jos vis labiau pasisako už valstybės vaidmens didinimą ekonomikoje ar kišimasi įvairiais būdais. Mokesčiai, valstybinių bankų steigimai, Igničio nacionalizavimas yra padėtas ant stalo. Ir tikrai to noro įsikišti yra daug. Ar jūs pritarėt, nepritarėt, iki kokio lygio? Ir atsimenant tą diskusiją apie skurdą, tarsi kalbėjom, kad skurdo valstybė negali spręsti, nes tai yra toks labai klausimas čia nesikiš, bet ar gali įsikišus valstybė į vaistinių steigimą, ar bankų steigimą, ar energetikos tokį mikrokontroliavimą, išspręs tos dalykus, kurie gal dar yra sudėtingesni negu pavienių asmenų grupių skurdo problematika. Tai gal nuo Vaidoto tada. Jo, Martynai, nežinau, čia irgi labai teorinis klausimas. Jo, tai aš įsivaizduočiau, tikrai valstybė yra reikalinga ir tai tikrai tu negali kažkaip tai jos pamiršti, ne? Bet ir taip pat ir ekonomikoje, bet aišku, sakykime, ta demokratinė valstybė visgi ne valstybės planuojama ekonomika vyrauja. Tai kažkaip reikia visgi tą suderinti. Aš gal čia tik tai nedėčiau lygybės ženklą dėl Igničio privatizavimo, sakykime, bet jo, iš tiesų dabar paskutiniu metu kažkaip tai labai keistai matosi ir iš liberalių arba liberalų partijų, reiškia, to noro valstybės tokio požiūrio, reiškia, globojamo ir kišimosi kuo daugiau. Tai aišku, ypatingai per COVID visą tą pandemiją matėm labai ir tai iš tikrųjų labai keistai atrodė, kai sakykime, liberalios jėgos, kurios kalbėjo apie žmogaus teisės, jos, reiškia, ribojo žmogaus teisės ir valstybės reguliavimą plėtė kiek įmanoma. Tai jo, demokratiniai valstybė visgi turi būti tas sureguliuojami. Iš vienos pusės, reiškia, tas balansas yra. Iš vienos pusės yra žmogaus teisės, ne, tarp kitko teisė į, sakykime, tos ekonominės teisės irgi, arba ūkinės teisės, jos irgi yra svarbios, ne tik tai tos pagrindinės vadinamos teisės. Ir iš kitos pusės, reiškia, teisinė valstybė arba demokratija, kur yra labiau apie kolektyvinę atsakomybę mūsų visų gyvenant, ne, tai šitie du poliai kažkaip turi būti suderinami. Tam ir turi būti Seimas, tam ir turi būti vyriausybė, ne, kur žmonės, kuriais mes pasitikim, kad jie šitą balansą rastų teisingai. Ačiū, Vaidotai. Audroni, valstybė vaidmuo ekonomika. Pasakysiu taip, skambės gal paradoksaliai, valstybė turi mokėti ir gebėti apsiginti. Ir yra tokių atvejų būna tada, kada verslas pradeda diktuoti valstybei. Šito būti negali. Ir geriausias tai pavyzdys yra, sakyčiau, skandinavų bankai, kurie dabar yra monopolizavę bankinių paslaugų sektorių. Ir po to, kai buvo įvestas solidarumo mokestis, kuris, aš manau, visi mes suprantam, kad gyvybiškai svarbus valstybės saugumui, tiem patiem bankam. Na, mes gavom tokį primityvų, sakyčiau, smūgį atgal, tai yra bankai atsisakė skolinti politinėms partijoms rinkiminiai kompanijai. Tai teisingai, įstatymas niekur nepareigoja būtinai teikti paskolas. Partijos niekada nepadarė, nesugrąžino, nebuvo tokio atvejo per 34 metus. Ir štai tokie dalykai tada politikus stumia į kampą ir galvoja, o kaip čia padaryti, kad tokio nebūtų dar toliau. Tai yra tam tikri susidaro natūralios monopolijos, jau kitokios, nebūtinai finansinės, kurios pradeda rūpintis akcininkais, o kadangi atsiranda tose valstybinėse institucijose privačių akcininkų, tada pradeda rūpintis pelno grąža, ne paslaugų piginimu vartotojams, tai yra jums, man, bet tiesiog, dividendais, kas yra suprantama, tai yra verslo prigimtinis dalykas. Bet tada klausimas ir kalbu, apie kokias monopolijas, apie kokį verslą kalbam. Jeigu verslas 100% yra ne privatus, netėjęs iš kažkur iš valstybės ir nediktuoja sąlygų, tai kištis į jį, aš manau, jo
reguliuoti biurokratiniais dalykais, kažkokiais reikalavimais, aš manau, kad tai yra labai blogai. Bet, kaip sakau, valstybė tam tikrais atvejais turi turėti įrankius ir pasakyti stop, va čia jūs neisit toliau. Ačiū, Audronai, labai. Kaip tik lygiai 2 minutės. Aš mokausi. Mes susinchronizavom tobulai iki diskusijos pabaigos. Pažiūrėsim, ar pavyks Vytautai. Tai Vytautai. Okay. Dviprasmiškas klausimas, štai kodėl. Jau minėjau, valstybė privalo mažinti savo biurokratiją, reguliavimus ir perteklinį kišimąsi į tai, kaip veikia verslas, piliečiai, visuomeninis sektorius ir taip toliau. Bet šalia to yra mistifikuotas dalykas rinka, yra įsivaizduojama labai dažnai, kad jinai pati savaime veikia, bet jeigu pagalvosim, jeigu palieti rinką savieigai, jos dalyviai tai siekia užimti visą rinką kiekvieną savo srityje. Kiekvieno verslo pergalė yra monopolinis statusas savo rinkai. Ir monopolinis statusas yra vartotojų pralaimėjimas. Ir valstybės interesas yra, ir šiandien kaip tik tie pavyzdžiai gan gerai rodo, į tuos sektorius, kuriuose valstybei reikia įsikišti užtikrinant, kad konkurencija išliktų, kad rinka iš tikrųjų veiktų, nevirstų oligopoliją arba monopoliją. Ir taip yra su bankais, su prekybos centrais, su kai kuriais kitais dalykais. Todėl, aš čia nepasisakau kategoriškai už valstybinį banką, bet net ir tai yra svarstytinas būdas, kaip valstybė gali bandyti sukurti tą konkurenciją bankų sektoriui Lietuvoje, nes ateiti bankui į kokią nors šalį yra labai labai brangus verslo sprendimas ir retas drįsta tą daryti. O šalia to yra dar vienas dalykas, tai yra natūralios monopolijos, gal pavadintim visos tos liaudėje komunalinės paslaugos, elektra, šildymas ir taip toliau. Yra valstybės interesas, kad šitų dalykų paslaugų kainos būtų kuo mažesnės. Ir čia susikerta, nes jeigu tu leidi bent iš dalies privatizuoti, kaip dabar yra su Igničiu, maža dalis akcijų priklauso privatiems akcininkams, bet vos kažkokia dalis priklauso, atsiranda tų akcininkų teisėtas lūkestis, kad būtų siekiama maksimalaus pelno šitoje veikloje. Jie gali teisiškai skųstis dėl to, jog to maksimalaus pelno nesiekiama ir vadovus dėl to kaltinti neteisingais sprendimais. Jeigu tu nori vis dėlto siekti to bendrojo gėrio tikslo, tai yra, kad būtų minimalia kaina teikiama šitos paslaugos, tai tu tą gali užtikrinti vieninteliu būdu, tik jeigu turi visas tokių įmonių akcijas. Tai štai valstybė privalo jas išlaikyti ir tai niekaip man bent jau su rinkos ekonomika nesikerta. Ačiū labai visiems prelegentam už kantriai ir labai irgi pataikė lygiai 2 minutės Vytautas. Tai manau, kad tai nuostabus ženklas, kad galim perėti prie kito raundo, kur laikas keičiasi, taisyklės keičiasi. Noriu paprašyti, taip, tie žali raudoni lapukai, tai Rapolas toj paduos juos ir tada pravažiuosiu pro blitz klausimus. Ir aš siūlau daryti taip, kad nedarom tų pasisakymų, bet tai matom, kad kažkurio vieno prelegento nuomonė išsiskiria, tai yra 2 prieš 1, tai tada tam, kuris išsiskiria, gauna 30 sekundžių ar truputėlį daugiau pakomentuoti, o tada kiti gali atsakyti, jeigu nori. Tai truputėlį daugiau dinamikos ir perėsim į publikos klausimus. Tai jūs kažkas norėjo paklausti, nežinau, visai kitas rytį, kažką mes praleidom, o tikrai praleidom, jūs pasakykite. Tai jo, gerai, tai nežinau, kaip būsit pasiruošę pradėti. Ačiū labai. Reikia specialiai išsiskirti. Man po to reiks pertraukos, jei per daug vandens pilsit. Tai mintis tokia, tai jeigu žalias tai pritarėt, tai jei raudonas tai teiginiui reiškia nepritarėt. Tai pirmas teiginys, Seimo nario alga yra didelė. Tai žalias pritarėt? Dabar? Taip, gerai. Seimo nario alga yra pakankama? Dabar. Taip. Ar bus? Aš va taip parodysiu, nes čia kaip pažiūrės. Pakomentuokit. Na, tiesiog, matot, priklauso nuo daugelio faktorių, kiek tu metų kadencijų esi, koks tavo stažas, tai kokias tu pareigas užimi, tai viskas čia yra labai santykina. Tačiau aš pasakysiu taip, kad žvelgiant į mūsų kaimynus, nuo Lenkų pradedant ir baigiant Estais Latvijais, aišku, mes atrodom pakankamai kukliai, jeigu ne kukliausiai. Tiesa, mes turim kitą privilegiją, ko jie neturi. Mes turim galimybę turėti 2 ir daugiau, priklauso kiek tu duosi pinigų, padėjėjus, patarėjus. Tai čia mūsų yra didelis privalumas, nei Latvijai, nei Estai, Lenkai to neturi. Ir jie iš tikrųjų ten patys sėdi, rašosi, paskui sako, ką man daryti, sako, jie samdo žurnalistus tada, kad parašytų pranešimų spaudą ir ten kažkas, šito nėra. Iš tikrųjų, čia yra mūsų didelis privalumas ir aš manau, jį reikia ir palaikyti toliau ir laikyti toliau. Kanceliarijos visi turi? Visi turi, visi, bet dabar irgi ten įdomus dalykai, bet turi visi taip.
Ir kanceliarinės, aš manau, sakyčiau, tai yra normalus dalykas ir visi mato, kur mes leidžiam tuos pinigus. Ramiai, aišku, ten, kada tu perki futbolo kamuolius šimtais, nu, futbolo lygis nepakils Lietuvoje nuo to. Gerai, kitas klausimas. Ar jūs skatinsit privačios medicinos plėtrą? Labai vienareikšmiškai. Ar sutinkate, kad turėtų būti teisinta dviguba pilietybė, draudžianti piliečiam pasirinkti Lietuvai priešiškų šalių pilietybės? Nesutinka. Vieninga. Ar turėtų būti vestas progresinis nekilnojamo turto mokestis už turtą viršijantį 300 000 eurų vertę? Nu, dėl skaičiaus čia galim ginčytis, bet turi būti. Tai Vaida, tai jūs jie galite pakomentuoti. Nesutinkat apskritai su visuotiniu NT mokesčiu? Jo, gal galėtume diskutuoti dėl šito, bet iš principo jo, gal tokia principinė mano pozicija, kad tas progresinis mokestis, nu, jisai yra dvigubas tarsi apmokestinamas. Tu vieną kartą sumoki mokesčius, sakykime, už savo turtą, vis tiek už išlaikymą reikia mokėti, ne, ir dar tu nubaudžiamas esi dėl to, kad tu jo turi daugiau, jeigu, aišku, teisėtai įsigyji. Tai iš principo man, sakykime, ta mintis nėra labai simpatiška. Bet nuo antro būsto. Čia ir yra forma, nuo antro, nuo trečio, nuo sodybos, ar galim tą varijuoti. Bet kad turi būti, tai turi būti, jie visur yra tas apmokestinimas turto. Tai. Čia truputėlį primena tą istoriją, kad kai Vilniuje apmokestina šiukšlių išvežimą, tik tai jeigu faktiškai kažkas gyvena būstą, tai nelieka nei vieno gyventojo Vilniuje. Dabar jau ne, dabar pagal turimą plotą. Atsiranda. Ar remiat branduolinės energijos plėtrą Lietuvoje? Aha, tai vėl Vaidotą trumpai paprašysim pradėti. Jo, žiūrėkit, dėl branduolinės. Aš nebuvau šalininkas, kad reikia uždaryti Ignalinos elektrinę, manau, kad jos tikrai nereikėjo uždaryti, bet dabar buvo, reiškia, po kiek laiko buvo referendumus, ne, tai žmonės nepritarė tam. Patariamasis. Jo, patariamasis, taip, nesurinko pakankamai balsų, kad pritartų naujos statybai, tai aš manau, kol mes turim dar tą sprendimą, jisai galioja, jeigu jisai pasikeistų, aš mano nuomonė taip pat galėtų pasikeisti. Ačiū, Audronė Vytautė. Dabar branduolinė energetika eina 7 myliais žingsnis, atsiranda mažieji reaktoriai. Dar daugiau pasakysiu, aš žiūriu tą patarimą referendumą kaip labai rimtą ir sėkmingą Rusijos diversiją. Tikrai to žodžio prasme. Dėl to aš mačiau, kas balsavo, kai balsavo, net iš mūsų frakcijos. Buvo žmonės, kurie balsavo už tai, kad jis įvyktų. Pats įdėjau asmeniškai daug jėgų, kad važinėjau į Japoniją, Ameriką. Amerika garantavo japonų kompanijai saugumą, investicijų saugumą. Amerikiečiai pasakė, jūs tik darykit. Ir nepaisant to, visas šitas buvo nubraukta. Ir todėl man tai yra asmeniškai skaudu, kad mes nepadarėm. Ir kai nepadarėm šito projekto, aišku, atsirado Astravo projektas. Čia taisyklė buvo Baltiskaja, Karaliaučiuje ir buvo šitas. Ir gąsdino dviem. Aišku, 2 pastatyti jiems čia nonsensas. Bet, reiškia, pamatė, kad taip, tada pastatė šitą. Ačiū, Vytautė. Branduolinė energetika yra saugiausia, žaliausia ir stabiliausia iš visų. Ir yra, man tai vėl didelis mitas. Bet jums žalumas nesvarbu. Nu, pala. Mums yra svarbu išsilaisvinti nuo priklausomybės nuo iškastinio kuro ir alternatyvos yra tos arba beprotiškos Gretos Thunberg alternatyvos arba branduolinė, realiai. Ir kad mes patys generuotumės elektros energiją, tai yra visiškai siekiamybė. Ir dabar tas aiškinimas apie pavojų, jis yra labai dažnas, bet jeigu mes pasižiūrim istoriškai, yra 2 variantai pavojus. Arba seisminis aktyvumas, tsunami ir panašiai, ko mes žinom Lietuvoje nėra. Pavyzdžiui, kodėl tų puslaidininkių gamyba ateina į Lietuvą? Todėl, kad Lietuva yra ypatingai antiseisminė zona. Pas mus iš vis to nėra ir tuo mes labai tinkame visam tam, ką dabar Teltonika Liepkalnyje vysto. O šalia to yra kitas dalykas, Human Error, ne, Černobylio serialą visi žiūrėjo, kaip sovietiškai tam buvo elgiamas ir kaip vos nesąmoningai prieita iki to, kas padaryta. Tai pavyzdžiui, kai šiandien mes turim tas saulės panelės, vėjo jėgainių, viso to atliekas,
Kaip laidoti, šiandien pasaulis atsakymų nežino. Branduolinės energijos atliekas žino ir visą tai sėkmingai daro jau daug metų. Pakelkim kortelę. Kas iš jūsų turite saulės elektrinę arba nutolusią? O, puiku. Aš irgi turiu. Baldrano, tai prašau pradėti. O ką aš turiu pasakyti? 10 kW sodyboje. Ar labai daug pralopot iš jos? Ne, 2 metai kol kas, aš taip pasakysiu, man 1 metais užteko iki sausio mėnesio pabaigos, o po to jau baigėsi tas sukauptas kiekis. Garantija yra 15 metų, kinietiškas variantas. Kitokio tiesiog nebuvo, tiesiog nėra. Tau tik tu gali pasirinkti vieną ar kitą tą montuotoją ir viskas. Aš pirkau tas brangias lietuviškas. Kitas klausimas, Ne, ar esate vairavę elektromobilį? Hybridą tik tai, o elektromobilį. Prašau. Ar manot, kad bažnyčios turėtų būti apmokestinamos kaip juridiniai asmenys? Turbūt verslo juridiniai asmenys. Aš nelabai suprantu šitą klausimą. Na, taip buvo parašyta. Teoretiškas klausimas. Beje, jūs galite kelt rankas ir aš jūs pakviesiu irgi užduoti klausimą. Ar sutiksite didinti taršos mokesčius? Čia irgi yra plius minus, aš negaliu Gal sakyti. fiziniai asmenys ar... Čia yra dalykas, čia tu negali atsakyti taip taršos, tai kokios taršos ir čia sunku. Tai gerai. O dėl bažnyčių, ar galima dėl bažnyčių grįžti, pasakysiu vieną dalyką. Vieną dalyką. Tam jaunuoliui ar jaunuoliai, kuris uždavė šitą klausimą. Tokiu atveju, jeigu dabar mes tai vestume, tai bažnyčiai prieš tai turėtų būti atlyginta ir gražinta nuosavybė. Ir pirmiausia žemė. Ir tai būtų ne 1000 hektarai. Bažnyčia šito nereikalavo. Tai čia yra tam tik vienas iš argumentų, kodėl valstybė žiūri į bažnyčią šiek tiek kitaip. Šiuo klausimu. Mokesčių klausimu. Ar pritarėte kažkokią formą įvesti lengvųjų automobilių savininkam mokestį, kurį jie mokėtų metinių pagrindų? Galioji bacila. Bet ar tai yra susijęs su aplinkosauga, ar su biudžeto surinkimu, ar su mašinų mažinimu? Na, aš manau, visų pirma, yra toks dalykas. Reiškia, mokestis neįspręs senų automobilių problemos, kaip mes matėm dabar, kai čia buvo bandoma automobilių senus į paspirtukus keisti. Kils gerovė ir mažės tarša, kai žmonės važinės ne 14 metų senumo, dabar vidurkis Lietuvoje yra 14 metų senumo automobilis Lietuvoje. Vidurkis. Ir tada galbūt tas mokestis ir nebus reikalingas. Bet kažkiek reikėtų, aš manau, reikėtų vis tik. Kažkokį simbolinį mokestį aš nebūčiau prieš. Ar pritartumėte regitros monopolijos panaikinimui? Aš balsavau, kad buvo jau projektas pateiktas, kad naikina monopoliją. Visiems 3 klausimams gal pagelbėtų. Bet tai mažina valstybės dalyvavimą, tai nežinau. Nu, aš ne. Ir tiesą sakant, dabar man atrodo yra tas projektas dėl jos privatizavimo. Igničio pavyzdžiui, ne, kad tai būtų bendrovė ir dalis galėtų turėti akcijas. Tai Šito nemačiau. visiškai tam nepritariu. Kažkas, neatsimenu, kas registravo. Debatų maratone nespėjau sekti. Tai gal staigiai. Bet čia, pagal tuos principus, kuriuos jau dėščiam. Tai yra standartų nustatymas. Faktiškai regitros funkcija, įvairios jos yra, bet tai yra standartų nustatymas bendriausia prasme ir tai turėtų būti valstybė. Bet yra pagrįsta ir yra skaičiavimai ir aš pas juos mačiau, kad yra daug įmonių, solidžių įmonių, kurios turi techniką, įrangą ir galėtų tą dalyką daryti kokybiškai ir gerai. Ačiū. Taip, prašau. Ar škirpai turėtų būti pakabinta lentelė? Čia Vilniuje to pastato. Gatvė turėtų būti sugrąžinta pirmiausia pavadinimu. Taip, prašau, gale. Noriu paklausti, jeigu Rusija pradėtų pilno masto invaziją prieš Lietuvą, ar liktumėte Lietuvoje? Ir kokią rolę įsivaizduojate valstybės gynybai savo? Tai jeigu visi bus Seimo nariai, tai manau. Jeigu ne, čia jau planas B. Pagal atitinkamą įstatymą dirba 2 komitetai
nacionalinio saugumo ir užsienio reikalų komitetą, o kitus kažkur evakuoja ar patys evakuoja. Bet jeigu aš galiu pakomentuoti, šitas klausimas yra problemiškas tuo, kad tokie klausimai, kiek herojiškai elgtumės ar ne, jie yra, mes visi žinom, ką mes norėtume ir galvojam, bet mes taip pat visi žinom, kad visi tik tą akimirką sužinosim, kaip bus. Yra labai lengva pasakyti taip, bet... Teisingai. Ar pritarėt, kad Lietuva turėtų sekti kai kurių Europos šalių, pavyzdžiui, Norvegija, Lenkija, Airija, pavyzdžiui, ir pripažinti Palestinos valstybingumą? Ar sutinkat, kad pensijų sistema privalo būti pertvarkyta taip, kad privaloma investuotų į Lietuvos ekonomiką, individualas pensijų fondas? Nežinau, Nelabai. Aš irgi kažkas. Klausimas, perskaitysiu tiksliai. Ar sutinkat, kad pensijų sistema turėtų būti pertvarkyta į individualius pensijų fondus, privalomai investuojama į Lietuvos ekonomiką? Aha. Pirmas variantas buvo labiau abejotinas. Antras taip ne. Ar sutinkat, kad valstybė turėtų padengti visas studijų aukštojo mokykloje išlaidos studentam, kurie dirbs Lietuvoje 5 metus po baigimo? Šiaip tai visiems, kuriuos priima. Tai... Oi, ne tą atsiprašau. Lengvas daltonizmas. Turėtų padengti. Taip. O, taip, klausimas, prašau. Ar alkoholio legalus amžius turėtų būti sumažintas ar paliktas toks kol? Tai tie, kurie už sumažinimą, tie žalia. Tai žalia. Tie, kurie už palikimą dabar... Nežinau, neturiu aš. Vartoju, Aš kadangi valstiečių. Ne, mano nuomonė turi būti paliktas koks yra, tai žalias tikriausiai. Sakė raudonas. Raudonas paliekam kaip žalias. Jau viskas yra, nekeičiam. Man irgi nepatinka sekmadienis, bet ką daryti. Tu ne apie tai. Ir mes baigiam blitz klausimus, jeigu daugiau jų nėra, ir klausimai iš auditorijos, tie, kurie nebuvo užduoti, temos, kurios nebuvo paliestos, tai dar turim šiek tiek laiko, iki 15 minučių galėtume tam skirti, tai galite užduoti visiems trim, galite užduoti kažkuriam konkrečiai kandidatui savo klausimą ir taip, pradėsim. Matau, Gabrielius turi klausimą. Tai visiems jums klausimas, kaip matote, ar referendumo kartelė nėra per aukšta, nes kaip pastebim, dažnai referendumai neveikia, jie nesurinka pakankamai balsuotojų, iniciatyvai ten reikia 300 000 parašų, o gyventojų mažėja. Gal galėtų, pavyzdžiui, parašų skaičius nuolat kisti, pavyzdžiui, būti 5-10% nuo gyventojų skaičius, arba kad prisitaikytų prie laikotarpio. Ar sutinkat, kad būtų labiau įgalinta visuomenė referendumais? Ar tiki tuo? Čia klausimas visiems? Kas nori pradėti? Galiu pradėti. Statyk 2 minutės, nes turėtų būti sumažinta. Aš manau, kad labai manipuliatyvus buvo tas gąsdinimas, kad jeigu bus leidžiama lengviau inicijuoti referendumą Lietuvoje, tai tada tais referendumais manipuliuos Rusija. Nematau šitaip. Ta kartelė Lietuvoje, aš dabar neprisiminsiu tikslių skaičių, bet yra procentais, kaip čia minit, viena aukščiausių Europos Sąjungoje, tarp šalių, kurios iš vis leidžia referendumą, o turėtų leisti, tai Lietuvoje yra viena sudėtingiausių. Ir mes patys matom, faktiškai tas instrumentas neveikia. Porą kartų berods buvo visuomenės inicijuotas referendumas surenkant tuos 300 000 parašų ir jūs turbūt neatsimenat, bet jau nesat, bet kai buvo tas referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiams, pastarasis pavykęs inicijuoti surinkus 300 000 parašų, ką padarė parlamentas, surengė į birželio 29 berods dieną, tie, kas ten nesirūpino ateis referendumais, aktyvumas buvo gal 20% ir jis tiesiog neįvyko. Nesvarbu, kokį jūs sprendimą palaikot, bet čia faktiškai buvo suboikotuota. Bet kas dar baisiausiai vyko, 14 metų, man atrodo, Liepos 12 dieną ar panašių metų, Konstitucinis teismas paneigė savo ankstesnį 94 metų sprendimą ir pasakė, kad Seimas gali spręsti po to, kai žmonės surenka tos 300 000 parašų, Seimas dar gali nuspręsti atleisti ir neleisti. Kas iškėlė Seimą aukščiau tautos kaip konstitucijos šaltinio. Nes tauta priėmė konstituciją, tauta sprendžia, kokia jai būti. Aišku, kad konstitucijos pakeitimai keičia konstituciją ir jos esamam tekstui prieštarauja. Ir dabartinė konstitucinė teismo doktrina sako, kad Seimas gali šitam užkirsti kelią. Pastato Seimą aukščiau tautos. Tai tiek egzistuoja, galim kalbėti apskritai apie tiesioginio piliečių valdymo instrumentus,
peticijas, tuos įstatymų iniciatyvos teisę į referendumą, tai yra visiškai sužlugdytas ir neveikiantis šiandienis. Peticijos irgi. Taip, yra peticijų komisija, kuri viską atmeta. Mano draugas, dabar jau rečiau su juo, toks Britanijos buvęs užsienio reikalų sekretorius Williamas Heigas ir konservatorių vadas. Jis pasakė vieną kartą labai gerą, kai mes kalbėjom būtent apie referendumą, sako, klausyk, sako. Sako, taigi tu politikas, tave renka, tai ir prisimk atsakomybę. Kodėl, sako, jūs bandot, europiečiai, kaip sakydavo, bandot slėptis už tautos, už referendumą. Išrinko ir daryk tai, kas privalu daryti. Kaip tau atrodo. Ir nebijok ir nežiūrėk, va čia referendumas, pasakė, va tauta mano. Tavo atsakomybė yra. Kita vertus, man ta kartelė aukšta patinka, todėl kad porą kartų jau apsaugojo nuo dvigubos pilietybės. Aš nesu dvigubos pilietybės šalininkas. Ant daugia lypės dabar, kaip ten vadina tos pilietybės. Ir aš manau, kad tai yra gerai. Kita vertus, kokie referendumai net gali būti pavojingi, tai mes matom, būtent kada patariamuoju referendumu prisidengus, Butkevičiaus vyriausybė atsisakė vystyti toliau branduolinę jėgainę Lietuvoje. Tai aš nežinau, jeigu tave išrinko politikų, tai turėk drąsos ir dirbti, kaip tau atrodo. Bet žiūrėkit, aš noriu patikslinti, jeigu leidžiat. Klausimas yra ne apie tai, kokia kartelė, kad įvyktų balsavimas, o apie tai, kokia kartelė, kad piliečiai galėtų inicijuoti. Tai čia Seimas inicijavo dvigubos pilietybės referendumus ir čia buvo visai kitas kelias. O, ta prasme, reiktų bent jau būti sąžiningiam, arba mums nereikia apsimest, kad mes turim tą mechanizmą, nes šiandien jis neveikia, arba jeigu mes jį turim, tai tada jį taikyti taip, kad jis realiai veiktų. Ne kasmet, bet ne 2 kartus per 30 metų. Daugiau. Aš iš tiesų gyvenama Šveicarijoje mačiau referendumą, kai žmonės balsavo dėl pensijų didinimo ir tada tuo pačiu priėmė PVM padidinimą, tai yra įmanoma. Vaidotai dar, jeigu ta proga. Jo. Tai mes, sakykime, čia keliese su Igno Vėgėlės ta komanda, vienas iš mūsų tokių, sakykime, argumentų, kodėl mes galvojame, būtent įgalinti tą, sakykime, tiesioginės demokratijos, kiek įmanoma demokratijos kelią, būdus. Deja, referendumo būdu sunkiai galima, bet būtent, nes referendumai pagal konstituciją yra referendumų sprendžiamas klausimas. Nepatariama, bet sprendžiama. Negalima patarti. Todėl referendumų įstatymas dabar, mano manymu, kuris sako, gali būti patariamasis referendumas, jis prieštarauja konstitucijai. Bet gali būti, pagal konstituciją, gali būti tik tai plebiscitas. Tad reikėtų įvadinti tą patarimą jo referendumą. Galėtų būti. Ir jeigu mes organizuotum tuos plebiscitus, kurie būtų, kabutėse, kaip patariamojo tą pobūdžio, tada iš tiesų galėtų būti mažesnė kartelė ir iniciatyvai, ir sakykime, sprendimo priėmimui. Bet, reiškia, pavyzdžiui, kai kuriems, jeigu kalbam grinai apie referendumą, kuriuo sprendžiama, pavyzdžiui, keičiama konstitucija, kai, sakykime, dėl pilietybės, galimybės turėti užsienio pilietybę Lietuvos, mano manymu, nelabai išeitų, todėl kad yra pačioj konstitucijoje, pasakykime, konstitucija buvo priimta, kai gali būti įsigalioti, jeigu jai pritarė daugiau kaip pusė, reiškia, atėjusių, reiškia, nuo pusės daugiau kaip pusė piliečių. Tai ta prasme, tada mes galėtume, jeigu mes labai kartelę keisti konstituciją. Kitus klausimus gal galima tą kartelę kažkiek nuimti, bet keisti konstituciją, kaip, pavyzdžiui, dėl 12 straipsnio, mano manimu, nelabai galėtume, nes tada galėtume iš esmės pakeisti konstituciją pro kitas duris. Svarbus klausimas paskutinį lėnį. Žubalis kritikavo gyvenimo įgūdžių ugdymo programą. Tai ta kritika šiaip labai įdomu girdėti, turint omeny, kad labiausiai jūsų partijos iniciatyva šita programa yra priimta. Todėl klausimas yra Vytautui Sinicai ir Vaidotui Gaičaičiui. Jeigu jūs išrinks į Seimą kaip naujus įstatymų kūrėjus, ar jūs inicijuosite šitos programos pataisas tą linkme, kad tėvai gautų daugiau galių rinktis būtent kokį lytiškumo ugdymą jų vaikams, koks lytiškumo ugdymas jų vaikams bus teikiamas turinį? Kas pirmas? Aš pamitu. Man? Jo, tai čia gal klausimas visgi, reiškia, Seimas nesprendžia dėl to gyvenimo
įgūdžių, reiškia. Jo, sakykime, gali, turi kitokias galias, ne, nes yra vyriausybės kontrolė per komitetą, ne, tai sakykime, jo, bet čia daugiau vykdomai valdžiai. Tai jo, aš nepritariu nei kaip pilietis, nei kaip teisininkas, nežinau, nei kaip dabar politikas šitai programai. Aš manau, kad gyvenimo įgūdžius mes visi tiesiog gyvendami ir šeimoje, po to jau, sakykime, atsiskyrėmės, mes ir įgyjame juos ir išmokstame. Tai mokykla arba valstybė per mokyklą kažkokius tai įgūdžius galėtų integruoti į kitas sakykime, studijų, į kitas pamokas, kaip atskira kažkokia, tai aš bent tikrai nepritarčiau tam. Aišku, dabar jau yra, ką reikėtų daryti, čia kitas klausimas, bet jeigu klausėt mano požiūrio, tai aš manau, kad mes išgyvenom kažkaip ir mūsų tėvai, seneliai, ir mes baigėm mokyklą be gyvenimo įgūdžių pamokos ir mano manimu, kad išgyvensim ir toliau be to. Jo, čia turbūt nebus nesutarimo. Vienareikšmiškai dabartinė gyvenimo įgūdžių programa su ta savo lytiškumo ugdymo dalim turėtų būti keičiama. Klausimas tik tai, kiek drastiškai tai yra, ar joje turėtų būti numatytas mokymas atitinkantis daugumos tėvų nuostatas, nes tokie tyrimai daryti, jie labai erzina liberaliąją stovyklą. Dauguma tėvų vienareikšmiškai pagal sociologiją yra už tai, kad, iš esmės požiūris į lytinius santykius turėtų būti ugdomas programoje toks, kad tai turėtų būti siejamas su ilgalaikiais emociniais ryšiais. Ta prasme, ne kaip vien fizinis veiksmas, o kaip ir kažkas susijęs su ilgalaikiais santykiais. Tai arba į tokį mokymą kreipiama programa, arba iš viso tai turi likti tik tai tarp tėvų ir pačių vaikų. Ta prasme, kad mokykla neturėtų iš vis mokyti pilietiškumą, kas yra gal radikaliausia pozicija, bet aš tiesą sakant pradėjau nuo pirmosios, kai prieš kiek metus, kritikavom tą gyvenimo įgūdžių programą, aš buvau labiau ties to, kad ją tiesiog reikia keisti teisinga linkme, bet kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad iš viso tiesiog tam nėra vieta mokykloje. Ačiū. Rapolas. Mano klausimas, jei būtumėte išrinktas, kokioje pozicijoje komitete save matytumėte? Tai kokį darbą visų pirmiausia imtumėtės įvykdyti, kad būtų matomas rezultatas? Jo, čia gal pripildant Rapolo klausimą, tai portfelis ministro, kuris artimiausias būtų, jeigu patiriate didelę sėkmę rinkimuose. Čia apie komitetą klausia, ne? Bet tai komitetas čia tiek žemesnis lygis. Ne, pagal klasikinę visą schemą turėtų būti ne, bet taip yra realybė. Jo, aš galiu pradėti, kadangi aš esu dabar Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos šešėlinės vyriausybės teisingumo ministras, tai turbūt tas ir šitas rytis, jeigu būčiau Seime, tai taip, Teisės ir Teisėtvarkos komitete, tarp kitko, iš tiesų čia yra problemų, kadangi pas mus pagal konstituciją tu gali būti ir Seimo narys, ir ministras, ne, tai vienu metu buvo tokia galimybė, kad tu gauni, reiškia, ministras gauna, sakykime, didesnį dalį ministro atlyginimo ir tik tai dalį Seimo nario. Ne, Seimo nario jis tik tai gauna parlamentinės išlaidas. Dabar, bet kažkada gal buvo ir šitaip, jo. Tai vat sutinku su Audrium, kad taip neturėtų būti, nes pagal konstituciją Seimo narys yra tautos atstovas, visos tautos atstovas, o ministras tai yra pagal lotynišką pavadinimą, tai jis kaip čia reiškia, tarna, valstybės tarnas. Ačiū, Audroniau, taip pat į komitetas svarbiau tada. 6 kadencija ir aš visą laiką dirbau nepertraukiamai užsienio reikalų komitetuose. Ir kada kūrėm Europos reikalų komitetą, tai buvo 98 metai, gal 99, tada kūrėm ir aš pradėjau dirbti tada Europos reikalų komitete, dar nebūnant ES nariais. Tai aš manau, kad šitos pozicijos labai yra įdomus darbas, svarbus darbas, kadangi šitie du komitetai yra konstituciniai, jie įrašyti į aktą Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą ir jie mandatuoja. Čia pats svarbiausias dalykas. Suteikiam mandatą užsienio reikalų komitete, užsienio reikalų tarybai, o visos kitos tarybos yra mandatuojamos Europos reikalų komitete, o dar užsienio reikalų komitete yra mandatuojama, jeigu taip galima pasakyti, mandatuojama neformaliai gynybos ministrų, nežinau, tai ne taryba, o užsienio reikalų tarybos rėmose. Sakyčiau, toks yra dar formatas. Tai va, tai darbas labai svarbus, manau.
Ačiū, Vytautė. Jeigu ministrą, tai vienareikšmiškai vidaus reikalų. Bet va, jeigu komitetą, pas mus nesutampa komitetai su ministerijomis. Ir čia būtų įdomesnis klausimas. Linksmiausia, aišku, būtų žmogaus teisų komitetė. Mes su kolega Almantu Stanklūnu esam Vilniaus miesto taryboje ir jis ten užsirašė į žmogaus teisų komisiją. Kaip jam ten yra linksma ir kokius jie cirkus kelia, kovodami su juo, tai galėtų apie tai būti koks nors realybės šou mažas sukurtas. Tai aš manau, kad būtų kieta. Bet jeigu nejuokaujant, tai tiek teisingumo, tai yra teisės teisėtvarkos, tiek ir švietimo galėtų būti tinkami, tiek nacionalinio saugumo galėtų būti tinkami. Bet turiu daug kolegų, kurie labiau norėtų tų vietų. Dar yra viena labai svarbi komisija. Komisija tai yra istorinės atminties ir laisvės kovų komisija. Bandžiau ten patekti, nepavyko, bet iš tikrųjų tai labai fundamentali vieta, kur galima spręsti labai rimtus klausimus. Jie atrodo tokie, o tai yra labai. Dar buvo klausimo dalis apie darbą. Buvo klausimo dalis apie pirmą darbą. Šitams labai... Gerai, tvarkai, trumpai. Pirmas jūsų darbas, jūs tampat, užsirišat batus, pavalgot pietus, kas tas pirmas darbas? Masinės migracijos reformas. Prastabdykim, taip. Bet nežinau, yra daug darbų. Nu, pagaliau reikia baigti dabar, bet aš nežinau, ar suspėsim šitoje kadencijoje pabaigti LKP įvertinti. Vaidosai? Jo, aišku, būtų susijęs su įstatymų leidyba. Pavyzdžiui, rinkimų kodeksas. Dabar ta diskusija dėl sumažinimo, reiškia, dėl, sakykime, apribojimo dalinai antro turo, ne, reiškia, arba galimybės, kad tie antri turai mažiau būtų, tai manau, kad čia yra iš tiesų antikonstitucinis buvo tas sprendimas. Čia, manau, kad reiktų pakeisti. Tai gal klausimas apie kartelės peršokimą ir galimybę peršokti balso deginimo Vytautas. Mus persikėjantis klausimas. Mes pavasarį EP rinkimuose surinkom 3,7 ir turim tą dėsnį, kad visada visi reitingai, ypač Baltijos tyrimų reitingai, rodo daug mažiau negu po to gaunam. Niekada nebuvo taip, kad parodytų bent pusę to, ką po to iš tikro gaunam. Tai dabar naujausi reitingai, kuriuos mačiau Spinterio, berods buvo, kad 2%. Sakau savo, kad tai reiškia, kad ne mažiau 4% ten iš tikro yra, nes niekada faktiškai nebuvo priešingai, kad nereiktų bent iš 2 padaudinti. Tai klausimas yra, ar bus 4 kažkiek ir neperlipsim, ar bus virš 5 ir perlipsim. Bet kodėl tas klausimas labai jautrus yra mums, todėl kad esam darėsi tyrimus ir žinom, kad yra iki 7% žmonių, kurie palaiko, bet bijo išmest balsą. Ir šitas buvimas žmogum, kuris palaiko nacionalinį susivienimą, bet bijo išmest balsą ir dėl nebalsuoja, yra, kaip ekonomikoje būna, save išpildantis lūkesčiai. Tai čia yra save išpildantis lūkesčiai. Jeigu tu pasiduodi tai baimė ir nebalsuoji, tada nes nepraeis, tai tada ir nepraeini. Jeigu bent, kiek čia reiktų skaityti, bent 7% tų žmonių, kurie bijo ir todėl nebalsuoja, vis dėlto išdrįstų ir subalsuotų, jie patys to savo drąsa ją ir pagrįstų. Nes tada praeitime. Tai aš tai manau, kad tai visiškai įmanoma, tam ir vykdom kampaniją, kad pavyktų ir manau, kad yra visi šansai praeiti. Ačiū. Antra eilė. Jo, čia klausimas iš auditorijos kvadratu, nes užduotas netgi per nuotolį. Tai turbūt labiausiai Vaišaičiui būtų, nes teisinas, bet gali viską atsakyti. Ką reikėtų daryti, kad sumažėtų strateginių ieškinių, dažnai orientuotų į visuomenininkus ir ar žurnalistus, o kartais nepatenkintus klientus, kuriais siekiama atgrasyti nuo domėjimuose ir ar galima neteisėtos veiklos paviešinimo. Galimai neteisėtos veiklos paviešinimo per įtraukimą į teismo procesą, kurį siekiama maksimaliai užtęsti, taip sukuriant finansinę naštą. Tokių atvejų yra, grasinimas teismais vis dar gajus. Nu, čia, aišku, suprasti klausimą nėra taip paprasta, bet jeigu čia iš tikrųjų apie pavyzdžius, kai valstybė persekioja per savo institucijas asmenys žmonės, kurie, sakykime, turi kitokią negu galbūt vyraujančią nuomonę. Ne? Tai mes čia žinom, pavyzdžiui, kitose šalyse yra persekiojimai už tai, kad cituoja švento rašto tam tikras vietas, ne? Tai vat ir kartais ir pas mus dėja pasitaiko tų sakykime, tokių ieškinių, kai pavyzdžiui, reiškia, mano buvęs kolega ir mano iš pradžių buvo studentas, po to kolega universitete, jisai Šarūnas Narbutas, jisai buvo irgi taip pat persekiojimas į institucijų, reiškia, viena byla iškelta, nepavyko, tada antra, tada dar kita.
Tai vat kartais tai dėja taip būna. Tai čia iš tikrųjų dėja nėra teisinis, ta tikrąja prasme, kad tu kažkokį tai teisės aktą pakeisi ir tada šitaip nebus. Nes kaip tu gali uždraukti, pavyzdžiui, policijai arba generaliniai prokuratūrai iškelti. Tai čia tik tai galim kalbėti tiesiog apie, sakykime, apie atsakomybės didinimą, apie, jeigu kalbam dabar apie Seimą, tai sakykime, vyriausybės, reiškia, Seimo tam tikros, sakykime, kontrolės kažkokius tai mechanizmus, bet tarp kitko generalinį prokuroras skiria prezidentas, tiesa, su Seimo pritarimu. Tai va, tai čia tokio vieno reiškia, nėra atsakymo, bet labai svarbu apie tai kalbėti. Iš tikrųjų, kad demokratiniai visuomenė, demokratiniai valstybė neturėtų būti asmenys žmonės, kurie, sakykime, ar politiškai persekiojami, arba persekiojami dėl to, kad jie nepritarė. Čia ar ne advokatų rūmai ar kažkas tokio kelia problematiką, kad Lietuva yra labiausiai savo piliečių sekimą vykdanti valstybė, aš nežinau, turbūt Europoje. Taip. Ar jūs matote kaip problematiką, ar gal dar labiau sekimą didinsit? Kaip jūs tai žiūrite? Tikrai nereikia sekimo didinti, bet tikrai nesu įsigilinęs į šitą klausimą. Negaliu atsakyti ir. Tai klausimas nuo Palangės ir taip bus mūsų beveik galas. Tai klausimas Vytautui, ar nematote, kad nacionalinio susivienimo reklama apie imigraciją buvo klaidinanti, nes nuotrauka vaizdavo vien musulmonus ir kaltinant dideliais imigracijos kiekiais. Duomenys buvo paimti iš 2024 metų, bet tikrimis duomenys matome, kad didžioji dauguma imigrantų buvo iš Lietuvos, Baltarusijos arba Ukrainos. Ar nemanote, kad tokia reklama mažina pasitikėjimą jūsų partiją ir nebūtų geriau kalbėti apie pavojingą imigraciją, naudojant realius skaičius, nes tai nesmažintų problemos migracijos iš trečiųjų šalių, bet užtikrintų pasitikėjimą jūsų partiją? Nemanau, jeigu taip manyčiau, nebūtume taip darę. Turbūt dvi dalis. Skaičiai, taip, ten yra realūs. Aš galit perklausti, jeigu dėl skaičių, kame jų yra klaidingumas. Nes tikrai 20 buvo 58 tūkstančiai gyventojų užsieniečių šalyje ir tikrai dabar yra 220 tūkstančių. Klausimas tik apie jų statusus, bet jeigu duosi laiką, tai galim pasiginčyti apie skaičius migracijos, aš labai mėgstu. Gal vieną minutę. O apie išvaizdą žmonių, tai čia jau yra tiesiog bendras principas. Jeigu tu nori vizualiai perteikti kažkokį klausimą, jo opumą, aktualumą, jį aktualizuoti, tai neįmanoma vizualiai perteikti, arba aš nežinau, kokių čia subtilybių reiktų imtis, kad atvyksta žmonės ir mes turim masinės imigracijos problemą iš, pavyzdžiui, Baltarusijos, kur vizualiai žmonės atrodo taip pat. Aš nežinau, kaip tą reiktų perteikti. Bet faktas, kad mes turime masinės imigracijos problemą ir faktas beje, kad didėja, ir čia yra tiesa, kiekvienais metais didėja dalis žmonių, kurie atvyksta iš Vidurio Azijos, Kazakstano, Kirgizstano, Turkmenistano, taip toliau, iš visų šitų. Ir jų yra iš atskirų šalių, pavyzdžiui, iš Uzbekijos tikrai jau virš 10 tūkstančių. Ir tie skaičiai jau yra visi nuolat virš 10 tūkstančių iš atskirų šalių. Tai nors daug mažiau negu Baltarusių, bet daugėja. Tai kad vizualiai perteikti atrodė būtina parodyti vizualinį skirtumą tų žmonių, nes kitaip to principo nepaaiškinsi, bet sakyčiau, kad net ir faktiškai vis arčiau to esame. Tai palėtėm. Aš tik galiu palėti. Apie melagingą reklamą? Ne, iš Vidurinės Azijos turim 24 tūkstančius. Bet reikia pasakyti vieną dalyką, griežtėja jų patikra ir labai daug jų nesileidžiama. Mes tiesiog dabar su 4 vizų centrais, taip vadinam, sumažinom 4 centrais, liko 30 tų vadinamų vizų paslaugų centrų ir sumažinom Vidurinėje Azijoje ir naikinami tie leidimai ir kas svarbiausia yra darbdaviam didelė atsakomybė palyginus ir sąlygos turėti atostogas, jie turėdavo ten po 3-4 mėnesius atostogų, jie važiuodavo kitur dirbti, žodžiu, dirbame ir bandom civilizuotai daryti. Ar tai kelia nerimą? Tai kelia nerimą. Yra vienas iš būdų, kaip tą mažinti, ko gero tas bus daroma, tai yra, kad po 2 metų, kada baigėsi laikinas leidimas gyventi, tiesiog nebūtų pratęsiamas tas leidimas. Ir tada galėtų kiti atvažiuoti vairuotojai, nes dauguma jų dirba vairuotojais, vis tik reikia pripažinti. Ir būtų tokia rotacija. Ir tada jie negalėtų sulaukti išganingo 5 metų laikotarpio, kada jie turėtų teisę į nuolatinį gyventojo statusą čia Lietuvoje, o tuo pačiu tada jau turėtų teisę ir atsivežti žmonas, vaikus, giminės, tą visą pagal šeimų susijungimo teisę. Tai va čia priklauso viskas nuo valstybės
gebėjimo atsispirti kitą kartą labai rimtam verslo spaudimui. Tas irgi yra labai svarbu. Ačiū labai ir ačiū labai auditorijai, kuri buvo aktyvi, prelegentam, kurie davė mums peno pasigilinti daug klausimų. Kai ko ir nespėjom aptart, bet palėtėm tikrai daug ir manau paaiškėjo kai kurios skirtis. Mūsų pašnekovai buvo sąžiningi, pakankamai atviri ir pakankamai konkretus. Ir aš noriu padėkoti jiem už tai, pakviesdamas jūs paplotę. Ir prieš atsistojant, jūsų rinkimų sąrašo numeris ir jūsų numeris, nes aš tikrai nežinau, pasakyčiau mintinai, žinočiau, bet... Jo. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga numeris 8, mano numeris 30. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, numeris 13, o mano numeris sąraše 11. Tai nacionalinis susivienijimas numeris 2, o mano 1. Ir matau Švento Tomo Moro klubo pirmininką, kuris nori mus pasveikinti. Tai mūsų nesponsoriauja pergalė, bet visiems linkim tikrai pergalės ir tokios didelės pergalės. Tai prašau. Nuostabu, ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Ačiū Jums. Korteles šį gal paliekam. Motina perės.